Dėkoju už kvietimą katalikų tradicijai ir važiuojant pakeliui įsijungiau Marijos radiją ir tas vedėjas, ten yra klausimai atsakymai. Kaip čia rašo katalikų tradicijos 10 puslapis, reiškia, popiežius užmezgė dialogą su marksistais, ką jūs į tai pasakysit, kaip pakomentuosit. Tai žodžiu, katalikų tradicija yra cituojama maždaug kaip Vatican News arba tokia žiniasklaidos priemonė, kurią jau cituoja Marijos radijas be problemų. Paskui Marijos radijas šiek tiek išsijungia, nebepagauna tų bangų ir tada artėjant prie Klaipėdos jau yra Ruskoje radijo ir XFM protestantų, reiškia, radijas jau taip jaučiasi, kad katalikybė šiek tiek nusilpnėja ir, reiškia, stačiatikybė, reiškia, protestantizmas taip pat turi didelę įtaką šitam mieste ir tai įdomu, nes skaičiau statistikos, kaip yra su praktikuojančiais krikščionėmis, kiek lanko katalikų bažnyčias, o kiek kitas. Paskui stabtelėjau ten netoli Molo, Švento Juozapo darbininko bažnyčia, paskendusi rūke, uždaryta, žodžiu, kaip visada, kai ne mišių laikas, toks betoninis didelis dalykas. Ir kitoj pusėje Pokrovsko-Nikolskij chram, reiškia, pravoslavų. Įeini, gražuma, reiškia, visos freskos, rusiškai, kaip sakant, lepota, reiškia, gražu, viskas ištapyta, auksu blizga ir giedamos kažkokios liturginės valandos, tų žmonių susirinkę, eilinis rytas ir vyksta pamaldos ir jaučiasi, kad yra praktikuojama. Kodėl taip? Tas pats pastebėjimas buvo, kai važinėdavau po Palenkę, Lenkijos, ten tas regionas, kur yra daug stačiatikių cerkvių, Baltarusių, arba toj pačioj Baltarusijoje, Rusijoje, katalikų bažnyčios uždarytos. Jos tik tai tada, kai pamaldos vyksta, kai kažkokios mišios. Stačiatikių bažnyčia visada atidara, vien dėl to, kad yra šita lavka, kur pardavinėjamos žvakelės, yra visą laiką žmogus budintis, visą laiką kažkas yra. Žmonės ateina, meldžiasi ir kas svarbiausia, yra ne tik tai mišios, bet yra liturginės valandos, yra visas liturginis ciklas, kur viskas trunka ilgiau, įvairios pamaldos, reiškia išlaikyta šitą liturginę tradiciją. Ir tai yra toks paviršutiniškas dalykas atrodo, bet krentantis į akis kontrastas. Ir pagalvokit, kaip šitoje daugiakonfesinėje Klaipėdoje, kaip tie stačiatikiai žiūri į katalikus, reiškia. Gerai, šita stačiatikių cerkvė gražiai atrodo, bet jeigu pavažinėjus, kiek matėm Baltarusijoje arba Rusijoje, tai jinai yra tokia tipinė cerkvė. Yra tie tipiniai blokiniai rajonai Klaipėdos, yra tipinė katalikiška bažnyčia, tokia betoninė tuščia, ir yra tipinė stačiatikių bažnyčia. Ten nėra kažkokių meno šedevrų, tos visos freskos tokios yra copy-paste, kaip daugumoje stačiatikių cerkvių matome, bet koks yra tas tipas, koks yra tas standartas. Reiškia, priklauso ne tik tai, ar tu gali kažkokius šedevrus meno, bet paprasta bažnyčia, paprasta cerkvė. Koks yra paprasta katalikų bažnyčia ir kokia yra paprasta stačiatikių bažnyčia. Ir kontrastas yra milžiniškas. Reiškia, rytų liturgijoje išlaikytas tas aukštesnis standartas tiek bažnytinio meno, tiek tikinčiųjų įtraukimų į liturgiją, tiek leidybos visos paprastiems tikintiesiems. Visose srityse, kur pažiūrėsim, yra aukštesnis standartas, aukštesnė kokybė. Ir todėl Baltarusijoje, tarkim, gali būti meno akademijose daug studentų, kurie studijuoja vitražą, kurie studijuoja freskų tapybą, ikonų tapybą, klasikinį giedojimą, įvairius kitus dalykus. Reiškia, tos meistrystės kultūra, jinai tęsiasi. Todėl, kad yra institucija, kuri šitą kultūrą įsteigė ir kuri yra jos pagrindinis mecenatas, tai yra stačiatikių cerkvė. Katalikų bažnyčioje visa šita meistrystė dingusi, jau yra apie pusę amžiaus nebėra, nes nebėra užsakovų, tradicinių freskų, tradicinių mozaikų, gražių altorių darymo, skulptūrų. Taip pat visa bažnytinės muzikos tradicija, choralas, pagalvokim, tai yra visos vakarų muzikos
šaknis, grigališkasis choralas. Yra visiškai tik tai būtent tų praktikuojamas, kurie vertina bažnyčios tradiciją. Tai yra didelis kultūrinis griuvimas, didžiulė kultūrinė griūtis ir galima net sulyginti su ikonoklazmu, kuris buvo ankstyvaisiais viduramžiais. Ikonoklazmo judėjimas, tai yra ikonų naikinimo, vaizduojamojo meno naikinimo judėjimas Bizantinėje bažnyčioje, prieš kurį kovojo bažnyčios tėvai, ir štai dabar turime šitokį ikonoklazmą. Masiškai buvo naikinama viską, kas estetiška, visą, kas primena katalikišką tradiciją. Kodėl tai buvo? Lietuvoje dar buvo tėvas Stanislovas, kuris bandė gelbėti ten vieną kitą seną arnotą, kažkokius tai elementus, kas dar parapijose buvo likę. Paskui susizgribo bažnytinė valdžia, šiek tiek buvo įsteigti dieceziniai muziejai, kad viskas nebūtų išgraibstyta ir parduota ir sunaikinta ir išvežta, kažkuriuos likučius, tos likusius dalykus dar saugojo. Reiškia, suprasta, kad yra epochos lūžis, senosios epochos, visa tai, ką bažnyčia davė tiems miestams, tai kultūrai, civilizacijai, viskas buvo pamiršta, išmesta iš šiukšlių dėžę ir greunama. Daugybė dalykų, kas yra išsaugota, mes turim dėkoti ne bažnyčiai, o turim dėkoti valstybinėms institucijoms, paminklosaugai, kuri draudė tos dalykus, įtraukdavo į kažkokius katalogus ir drausdavo juos naikinti. Jeigu bažnyčia neįtraukta į paminklų sąvadą, viskas, altoriai greunami, paveikslai naikinami, bažnyčia išdažoma baltai, tabernakulis nustumiamas į šoną ir, reiškia, atseit tai yra naujos dvasios ir naujo krikščionybės supratimo atvaizdas. Ir tada pagalvokit, tai dabar eilinis Klaipėdos gyventojas, kuris galbūt nelabai susigaudo ten krikščionybės įvairiose atkarpose, jisai pajunta kažkokį poreikį, kad reiktų su Kristumi kažkaip tai bendrauti. Kur jisai eis? Ar į Švento Juozapo darbininko bažnyčią, ar eis į šitą stačiatikių bažnyčią? Tikriausiai, kad jis stačiatikių, nes ten yra rimtas požiūris į religiją, tai yra rimtas požiūris į bažnytinį meną. Ir tai yra tokie labiausiai paviršutiniški arba į akis krentantis dalykai. O kodėl taip yra? Yra toksai terminas bažnyčios krizė, katalikų bažnyčios krizė. Ir tas terminas jau šiek tiek yra netikslus ir nebetitinka tikrovės, kadangi krizė tai yra medicininis terminas. Kritein graikiškai teisti, tai reiškia toks teismo momentas, kada ligonis turi apsispręsti, arba jo organizmas, imuninė sistema atsilaikys, arba ligonis numirs ir neatlaikys karštinės arba kažkokios ligos. Tai yra krizė. Krizė visą laiką yra trumpas, lemiamas kažkoks tai įvykis, kuriame arba į vieną pusę, arba į kitą kryps. Ir apie tai buvo galima kalbėti pradžioje visų šitų įvykių, o dabar jau yra nebe bažnyčios krizė, o yra ilga chroniška liga. Ir labai plati problematika ir kalbėti apie bažnyčios krizę jau yra nebetikslu. Kas tai yra šita liga? Kur yra jos šaknis? Vėlgi, pats labiausiai toks primityvus pavyzdys arba labiausiai akis krentantis, nueinate į tradicinės lotyniškas mišias, kunigas yra atsisukęs į tabernakulį, švenčiausiąjį sakramentą, arba kaip sakytume, į Dievą atsisukęs. O naujose mišiose kunigas atsisukęs į žmones, arba kaip kritikai sako, reiškia tradicinėmis mišiose užpakaliu į žmonės atsisukęs. Tai ne užpakaliu į žmonės, o yra veidu į Dievą. Ir kodėl? Todėl, kad lotynų apeigose visas tas yra nukreipta Dievo kryptimi. Bažnyčios centrinė dalis net vadinasi nava, tai yra laivas. Tai taip kaip Klaipėdoje įsivaizduojam tą laivo simboliką, bažnyčia yra laivas, kuri per tas audras, kaip čia mūsų paskaita, audrų blaškoma bažnyčia, jinai visą laiką buvo audrų blaškoma, ne tik tai šiandien, bet ta bažnyčia turi kursą, jinai turi kapitoną, popiežių, jinai turi kažkokius jūrinius žemėlapius, kompasą ar GPS ar kažkokias kitas priemonės ir žino tas laivas, kur jisai plaukia ir yra imamasi visų priemonių, kad jis saugiai pasiektų uostą.
Ir tą simbolizuoja pati bažnyčios architektūra. Ta nava tai yra laivas, bažnyčia plaukianti link Dievo. Kunigas kaip kapitonas ir jisai veda ir visi žmonės kaip bendruomenė kartu su juo eina link Dievo. Naujose mišiose, kurias geriausiai atspindi būtent tos apvalios, tokios palapinės formos bažnyčios, kunigas yra į žmonės, į bendruomenę. Centre yra nebe Dievas, o yra mes. Tai yra mūsų šventa bendruomenė. Mes čia susirinkę kažką tai švenčiame ir džiaugiamės vieni kitais, kokie mes šaunus esame. Ir tada kunigas iš karto, jo dėmesys yra nebe Dievo garbinimas, ne kultas, ne objektyvios apeigos, bet bendravimas su ta bendruomenė. Ir juk reikia ją užimti arba netgi pralinksminti, kažką tai įdomaus pasakyti, pasveikinti ir paskui gero jums savaitgalio, reiškia, čia va tokį, kaip buvo toksai renginys, mišios, o dabar prasideda jūsų geras savaitgalis. Tai yra orientacijos pasikeitimas, radikalus, 180 laipsnių. Tai reiškia nebe link Dievo, bet link žmogaus. Tai yra antropocentrinis požiūris vietoj teocentrinio. Teocentrinis reiškia Dievas centre, o naujosiuose mišiuose žmogus yra centre. Šitą skirtumą tarp tradicinių naujųjų mišių taip simboliškai pavaizdavom šitos knygos viršelyje, tradicinės mišios, kur kunigas link tabernakulio, kur yra visa estetika skirta Dievo kultui, Dievo pagarbinimui, jo didesniai garbiai. Ir čia yra tokios naujosios mišios, kur gitaros ir kažkokia improvizacija ir kunigas mano, kad tai yra arčiau bendruomenės, ar kažkaip tai įdomiau, ar originaliau. Nes kiekvienas kunigas tada, kaip artistas, jis nori save išreikšti, jis nori kažkaip originaliai pasirodyti. Vėlgi, galima sakyti, tai yra labai paviršutiniai dalykai, ką jūs kabinėjatės prie tokių smulkmenų. Ne, tos smulkmenos jos išreiškia esminį skirtumą, kad yra tam tikra chroniška liga bažnyčioje, kurią vadiname modernizmu. Modernizmas terminas, kuris buvo pritaikytas šitiems bažnyčią greunantiems judėjimams Švento Pijaus X. Tai yra popiežius 20 amžiaus pradžioje, kuris yra mūsų brolijos globėjas. Ir jis tuo terminu pavadino tas įvairias teorijas, kurios tuo metu sklandė, kurių esminis punktas tai yra bažnyčia turi prisitaikyti prie modernaus pasaulio, prie įvairiausių jo krypčių, ideologijų. Ir popiežius sakė, tai yra klaidinga, ne bažnyčia turi prisitaikyti prie pasaulio krypčių ir madų, bet pasaulis turi prisitaikyti prie bažnyčios. Tai yra bažnyčios misijos esminis punktas. Ir Pijus X didelę savo veiklos dalį skyrė šitai kovai prieš modernizmą. Jisai buvo įveiktas, jis net nelabai pasiekė Lietuvoje tarpukariu. Tik vienas kitas rašytojas arba autorius gali būti vadinamas modernistu. Reiškia, jis buvo užgniaužtas dar vakarų Europoje. Bet jau Pijaus XII laikais, dar prieš Antrą pasaulinį karą ir ypač karo laiku išplito vadinamas neomodernizmas. Tai yra nauja banga teologų, įvairiausių autorių, kuriuos parėmė didelė dalis vyskupų. Ir iš viso to išėjo vadinamoji bažnyčios reforma, kurią mes vadiname ne reforma, o deformacija. Ne bažnyčios reformavimas, tai yra jos senos geros formos atstatymas, bet jos deformacija. Ir šitas lūžis įvyko Antrajame Vatikano susirinkime, kuris vyko 1962-65 metais. Ir visą tai, ką mes matome, šitą chronišką negalavimą bažnyčios, yra iš esmės vaisiai šito Antro Vatikano susirinkimo, kaip kas nebandytų neigti šitą faktą. Pijaus X brolyja yra įsteigta kunigystei, kunigų ugdymui, šventųjų mišių laikymui. Tai reiškia, Pijaus X brolyje nėra organizacija arba partija skirta kažkokiai kovai prieš blogybės bažnyčioje,
Bet tai yra kunigų kongregacija, viena iš daugelio bažnyčios bendruomenių, būrianti kunigus tam, kas yra esminis kunigų darbas, tai yra mišių laikymas sielovada. Tai reiškia, brolijos esminė žinia nėra kova prieš kažką, o yra skleidimas to, kas visą laiką buvo bažnyčios dėmesio centre. Ir toks esminis punktas brolijos dvasingume yra būtent šventosios mišios dvasingumas šventųjų mišių. Jeigu paskaitysite mūsų publikacijas arba internete, arba įvairias knygas, žurnalų straipsnius, arba ką mes kalbame pamoksluose, tai tai tematikai, apie kurią aš dabar kalbu, tai yra skirta tik nedidelė dalis. Tai nesusidarykit tokio klaidingo įspūdžio, kad kunigas Naujokaitis važinėja po visą Lietuvą ir tik visus kritikuoja ir bando kažkokią primesti tokią pesimistišką įspūdį bažnyčios. Tai yra tik tai dalis to, apie ką kalbame ir rašome, ir tai negali būti dėmesio centre. Dėmesio centre yra mūsų išganymas, viešpats Dievas. Ir štai kovo 4-9 dienomis kviesime į Švento Ignaco rekolekcijas arba dvasinės pratybas pagal jėzuitų įkūrėjo Ignaco metodą. Tai yra bažnyčioje labiausiai paplitusios ir tokios rimčiausios rekolekcijų, uždarų rekolekcijų susikaupimo dienų metodas. Ir iš tikrųjų kviestume, kas turėtumėte galimybę užsiregistruoti, atvažiuoti į Kauną, bet tam reikia vienos savaitės. Kas šitos savaitės neturi, tai yra gavėnios rekolekcijos savaitgalio kovo 1-3 dienomis. Tačiau labai kviestume į tas Ignaco rekolekcijos, nes jų esminis privalumas yra atskleidimas esminių dalykų. Ne kažkoks atskiras dvasingumo aspektas arba tam tikras pamaldumas ar kažkokios partikuliarinės jėzuitų teologinės teorijos, bet tai, kas svarbiausia, dėl ko mes esame šitoje žemėje, ką mes gyvename, koks yra mūsų tikslas. Ir į tai turi būti kreipiamas visas dėmesys. Ir taip pat, jeigu kalbame apie bažnyčios problemas, turim pagalvoti, kas tai yra bažnyčia. Ar tai yra svarbu, kad bažnyčioje yra tam tikra krizinė situacija arba liga? Ar tai turi mus jaudinti? Ar mes galim kažką dėl to padaryti? Tarkim, yra įvairiausios bendruomenės, kuriams aš priklausau ar kuriuose darbovietė. Jeigu yra bankrutuojanti ar bloga vadovybė, aš galiu įeiti į kitą darbą. Jeigu šeimoje net įvyksta krizė, reiškia, gali šitą šeimą suirti, bet žmogus vis tiek pasieks savo išganimą. Net jeigu įvyko katastrofa jo šeimos gyvenime, jis vis tiek toliau gyvenimas eina ir jis savo galutinį tikslą gali pasiekti. Arba net valstybė ir tėvynė, tarkim, Lietuva okupuotų arba sugriautų, nebeliktų Lietuvos. Galim pabėgti ir kažkur tai kitame pasaulio kampelyje, kaip daugelis kartų emigrantų, tokią mažąją savo Lietuvą, toliau kalbėti lietuvių kalba, tęsti tradicijas, kultūros, leisti lietuviškas knygas ir taip toliau. Reiškia, tai nėra egzistencinės bendruomenės tokios, kurios lemia mano būties tikslą. Aš galiu ir be jų esant būtinybei apsieiti. Bet ne tokia yra bažnyčia. Bažnyčia yra būtina mano galutiniam tikslui. Aš esu sutvertas ne šitai žemė, bet amžinybei. Tai yra mano siela ir turiu tik tai vieną gyvenimą šitos sielos išganimui ir jeigu aš pražudysiu, tai kito šanso nebebus ir niekur aš nebegalėsiu emigruoti iš to ar pabėgti. Ir todėl bažnyčios išsaugojimas tai yra absoliučiai mano esminis tikslas. Be bažnyčios aš negaliu būti išganytas, be bažnyčios teikiamų išganimo priemonių, kadangi bažnyčia tai yra pats Kristus. Tai nėra kažkokia viena iš institucijų ar kažkoks Kristaus mylėtojų klubas, bet tai yra esminė išganimo institucija. Ir yra principas lotyniškai extra ecclesiam nulla salus. Už bažnyčios ribų nėra išganimo. Tas principas taikomas santykė su kitomis religijomis arba erezijomis, bet jis galioja ir mano dvasiniam gyvenimui. Už bažnyčios negali būti išganimo. Aš negaliu
savaime kažkaip tai pats savęs išganyti, neturėdamas pirmiausia bažnyčios mokymo. Ką bažnyčia moko, kas yra tiesa apie Dievą. Aš negaliu savo protų prieiti prie tų dalykų. Man turi bažnyčios magisteriumas arba mokymas perduoti paties Dievo prieškimą. Kas jis toks yra, kokia yra jo valia, koks yra žmogaus galutinis tikslas. Paskui yra sakramentai. Žmogus negali būti išganytas be bažnyčios sakramentų. Krikštas, švenčiausiasis sakramentas, išpažintis ir visi kiti. Kunigystė, paskui bažnyčios visas vadovavimas. Kai kur ekstremaliais atvejais, skaitome Japonijoje kelis šimtus metų, krikščionys katalikai išliko vien kalbėdami rožančių, nedarydami nei kunigų, nei sakramentų, nei nieko. Bet tai yra ekstremalūs atvejai ir tai labai sunku buvo tiems krikščionims išlikti net per vieną ar dvi kartas. O jeigu Lietuvoje neliktų bažnyčios, tai Lietuva tikrai per vieną ar dvi kartas visiškai grįžtų link iki pagonybės. Bažnyčia yra reikalinga mūsų išganimui, vaikų sekančių kartų išganimui. Ir todėl, jeigu kalbame apie bažnyčios krizę arba ligą, tai yra mūsų egzistencinis klausimas. Tai yra mano klausimas, mano išganimo klausimas. Reiškia, aš esu absoliučiai šito suinteresuotas. Ir tada aš negaliu laukti, kad klebonas ar vyskupas, ką jisai pasakys, ką aš čia paprastas žmogus, palauksim, ką čia jie nutars, ar bus kažkoks sinodas, ar dar kažką pagalvos. Ką aš paprastas žmogus, negaliu čia susigaudyti, per daug sudėtingas visas tas bažnyčios tematika. Taip nebegalima galvoti. Šitie laikai yra tokie, kad kiekvienas iš jūsų turit asmeniškai jausti atsakomybę už bažnyčią. Ką aš savo aplinkoje, savo galimybėmis galiu padaryti dėl tos bažnyčios. Pirmiausia, tai yra paremti tradiciją, paremti tradicijos judėjimą, tradicinės šventasias mišias, tradicinę visą leidybą, ar tai internete, ar knygos. Tai yra liudijimas savo aplinkoje, tiek kiek aš žinau, tiek kiek aš turiu žinių, skaitimas, domėjimasis, ne apleidimas. Tai nėra šiaip savo pasiskaityti dalykai. Vat atsivežėm katekizmą Dievas ir žmogus. Tai yra išganimai reikalingiausios tiesos. Kiekvienas katalikas privalo žinoti katekizmą. Domėtis, kas vyksta bažnyčiai, ne vien tik tai piktinantis, kad kažkoks įvyko skandalas, bet kas iš tikrųjų vyksta, kas yra mano parapijoje, kaip gyvena tie kunigai, gal jiems kažko reikia, gal kunigas jaučiasi visiškai apleistas ir niekas jam nepadeda ir jis pats yra dezorientuotas ir jam reikia tikinčiųjų solidarumo ir palaikymo, kad jam tikintieji atneštų kažkokią tai gerą knygą, kad nukreiptų jį, pasakytų, kad yra normalios tradicinės mišios, kurias jis galėtų išmokti ir laikyti, paskatinti. Ir tada ne vienas kunigas įsiklauso ir tai yra toks tikinčiųjų apostolatas. Taigi turim jausti atsakomybę už visą bažnyčią. Šita bažnyčia yra audrų blaškoma. Tai buvo visais laikais, bet visais laikais ne vien tik tai kunigai ir vienuoliai jie rūpinosi, bet taip pat pasauliečiai. Na ir dabar tas labai akcentuojamas sinodalumas, reiškia įtraukimas taip pat pasauliečių. Tai išgyvenkim tą sinodalumą pilnu tempu. Reiškia savo parapijose, savo bendruomenėse imkimės iniciatyvos, domėkimės. Kaip prasidėjo, tarkim, tradicijos judėjimas 60 metais, dar vykstant antrajam Vatikano susirinkimui, paskui 70 metais įvedus naujasias mišias, prasidėjus masiniam kunigų išėjimui iš bažnyčios, tūkstančiai kunigų metė kunigystę, vienuolynai uždarinėjami, buvo ištisa griūtis bažnyčios, visos struktūros griuvo, buvo skelbiamos viešai erezijos, visur, kur tik įmanoma, buvo naikinama, kaip sakoma, visas bažnytinis menas, uždarinėjami chorai, naikinami vargonų muzika, greunami, naikinami paveikslai. Ką darė žmonės? Jie patys priešinosi, jie patys būrėsi į grupės, jie kvietė tradicinius kunigus, jie leido, patys finansavo spaudą. Lygiai tas pats dabar vyksta Lenkijoje. Brolyje iki COVID laikų buvo ganėtinai
nedidelis tokia sklaida. Lenkijoje buvo 14 koplyčių. Covidas, bažnyčios uždarinėjamos, kunigai nebeina pas ligonius, neneša, atseit negalima, įvesta komunija masiškai į rankas. Žmonės savo kailiu pajuto, kad bažnyčia visiškai neadekvačiai reaguoja į visą šitą krizę ir tikra banga tikinčiųjų į brolijos koplyčias. Ir visoje Lenkijoje 10 koplyčių steigiama, jau apie vos ne 20 kunigų perėjo iš įvairių kongregacijų, iš parapijų perėjo į broliją, yra daugybė pašaukimų, žmonės jaučia, bažnyčiai reikia mūsų pagalbos, jie patys būrėsi. Mūsų vyresnysis, kuris yra Varšuvoje, sako, yra bent 3-4 bendruomenės po maždaug 100 tikinčių ar 150, kurie sako, mes viską turim, mes finansuojam koplyčios statybą, mes kviečiam, mes norim, bet sako, neužtenka, nepaisant to, kad jau kiek kunigų atėjo į broliją, vis tiek neužtenka kunigų Lenkijoje, kad visas tas koplyčias aptarnauti. Tai va, toks yra tradicijos darbas visame pasaulyje. Ir Lietuvoje mes turime prioratą Kaune, kur gyvena 4 kunigai ir mes važinėjame į Vilnių, yra Vilniuje koplyčia, Šiauliuose koplyčia. Toliau aptarnaujame koplyčią Rygoje, važinėjame į Latviją, dažniausiai susijęma su Šiauliais ir taip pat mums pavesta Suvalkose. Ir ten ateina taip pat lietuviai iš Seinų ir Punsko Suvalkų koplyčią. Iki visų šitų kovidų ir karų epochos važinėdavome į Minską iš Lietuvos ir į Maskvą ir Sankt Peterburgą, į Rusiją, kur taip pat katalikai kviečia ir nori šitų tradicinių šventųjų mišių. Tokia yra geografija, mūsų pajėgos yra ganėtinai silpnos, bet dabar matome šiek tiek susidomėjimą, teko skaityti būtent paskaitą Seinuose, bus kita paskaita, reiškia jau būrėsi Seinų krašto lietuviai, teko skaityti paskaitą Panevėžyje, yra keletas aktyvių tikinčiųjų ir labai džiaugiuosi, kad Klaipėdoje. Ir koks būtų normalus procesas, tai yra susidomėjimas, kad jūs pradėtumėte domėtis, skaityti, suvokti visą problematiką, o paskui pagalvoti, ką galima praktiškai nuveikti. Pirmiausia, veikla socialiniuose tinkluose, Facebook'e. Paskui atvažiuoti vieną kitą kartą į Šiaulius, yra žmonių iš Šilhalės rajono, kurie atvažiuoja į Šiaulius, taigi 100 km įveikia. Atvažiuoti į Kauną, bent į tokias rekolekcijas, pasižiūrėti, kaip atrodo tradicinės mišios, kuo jos skiriasi nuo naujų mišių, susipažinti su ta problematika. Ir paskui, jeigu Dievas duos, jeigu gautume dar vieną kunigą, kuris yra Gytis Karčiauskas, lietuvis kunigas, bet jis dirba Lodzėje, dirba Lenkijoje, kadangi ten būtent yra kunigų poreikis. Turėtume daugiau tokių bendruomenių, būtų didelis argumentas prašyti dar vieno lietuviškai kalbančio kunigo ir tada galėtume kažką pagalvoti ir Klaipėdoje apie tradicinės mišias. Tokia yra mūsų veikla, tokia yra tokios kaip pagrindinės, galima sakyti, kryptis. Ir štai dabar, kur yra ta bažnyčios liga, kokios yra realios problemos bažnyčioje. Tai trumpa apžvalga, tai būtų tiesiog atsiversti Antro Vatikano dokumentus, kur Antro Vatikano susirinkime buvo priimtos 3 konstitucijos apie bažnyčią, Lumen Gentium, apie prieškimą ir apie liturgiją. 4 konstitucijos, paskui dekretai apie ekumenizmą, vyskupus ir deklaracijos apie nekrikščionių religijas, religinę laisvę, krikščionišką edukaciją. Ir štai šitose pagrindiniuose dokumentuose yra visa problematika. Pirmiausia, konstitucija apie liturgiją Sacrosanctum Concilium, kuri pradėjo būtent šitą reformą vadinamą liturginę, o iš tikrųjų ne reformą, o destrukciją. Ką sako Sacrosanctum Concilium? Jis sako, kad liturgija turi būti šiek tiek pritaikyta dabartiniams laikams, turi būti šiek tiek įvesta liaudies kalbos, reiškia tautinių kalbų,
bet lotynų kalba turi išlikti pagrindinė, kas įvyko po Antro Vatikano susirinkimo, remiantis šito Sacrosanctum Concilium, popiežiaus Pauliaus VI laikais buvo sudaryta Annibale Bonini, tokio monsinjoro vadovaujama komisija, kuri nepaisant šitų atsargių Antro Vatikano paraginimų, visą tradicinę liturgiją lotynų išmetė į šiukšlių dėžę. Ir vietoj jos sukūrė visiškai naujas mišias, naujas apeigas, kurių esminis tikslas tai buvo priartinimas prie protestantų, kad šitos pamaldos būtų praktiškai tinkamos ir protestantams, tai yra suprotestantinimas krikščioniškos liturgijos. Toliau konstitucija apie bažnyčią, Lumen Gentium, tai yra naujas požiūris į bažnyčią. Nesigilinsim į visą bažnyčios teologiją, bet būtent, ką ir kalbėjome, vietoj teocentrinio požiūrio yra antropocentrinis. Popiežius Paulius VI sako, mes irgi pasaulį išgirsk, mes irgi turime žmogaus kultą, mes irgi garbiname žmogų, mes atsigręžiam į žmogų, žiūrim į visus jo, poreikius ir šitam žmogui bandom sukurti, kaip jie įsivaizduoja tokią bažnyčią, kuri būtų priimtina šiuolaikiniam moderniam pasauliui, kas yra visiška iliuzija. Ir tą mes matome, kad to modernizavimo ir to prisitaikymo niekad negana. Kad jeigu tu šiek tiek modernizuoji, tai paskui pasaulis sako, kad tu vis tiek esi pasenęs ir apkiautęs ir dinozauras ir neprisitaikęs. Jeigu pasižiūrėsite bažnyčių jaunimo dabar tos pamaldos, susirenka ir brazdina su gitara. Klausykit, tai ar tokią muziką jaunimas dabar klausos. Jūs įsijunkit Spotify ir pasižiūrėkit YouTube, kokie yra trendai, kokią muziką dabartinis jaunimas klauso. Tai yra kaip dangus ir žemė. Tai, kas buvo hipių laikais 60-aisiais, tas pabrazdinimas gitara, buvo didžiulis modernumas, kuris turėjo pritraukti jaunimo minias į bažnyčią. Tai dabar yra absoliutus anachronizmas, tai yra visiškai juokinga tam visam jaunimui. Tas pats yra moraliniais klausimais. Jonas Paulius II šitiek daug visokių naujovių įvedė o dabar Jonas Paulius II tai yra gilūs viduramžiai, tai yra visiškas tradicionalizmas, atsilikimas ir jau dabartinė moralinė visa teologija, kaip puikiai žinome iš naujienų, yra labai labai toli pažengusi nuo Jono Pauliaus II laikų. Tai jeigu prie šito bus prisitaikyta, po 5 metų, 6 metų bus nauja mada ir nauji dalykai. Ir bažnyčia visą laiką nuo to atsilieka. Šitas prisitaikymas prie pasaulio tai yra visiškas akligatvis, tai yra bažnyčios misijos išdavystė. Tas pats, ta pati problematika bažnyčia moderniame pasaulyje, Gaudium et Spes. Toliau dekretas dėl ekumenizmo. Kalbėjome, Klaipėdoje yra įvairios konfesijos. Toks yra žodis, konfesijos. Vieni yra krikščionys stačiatikiai, kiti protestantai. Ir vyksta ekumeniniai susitikimai. Mes pastorius ir tas sveščenik ir kunigas susirenka ir kažką tai ten kartu meldžiasi ir kažkas. Tai vadinasi ekumenizmas. Ir ekumenizmo, jeigu paskaitysit šitą dekretą, kokia yra esminė mintis. Kad yra įvykę įvairūs susiskaldimai. Ne tai, kad kažkas tai pateko į ereziją ir schizmą ir atskilo nuo katalikų bažnyčios, bet patys krikščionys dėl įvairiausių nesusipratimų, istorinių aplinkybių ir ten susiskaldė. Ir dabar mes turime vienytis. Atseit bažnyčia tai nėra vieninga, o yra, suskilusi į daugelį tokių įvairių bažnyčių, kuriuose yra įvairių tiesos ir šventumo elementų. Ir pas stačiatikius, ir pas protestantus yra daug ką gero. Protestantai turi Bibliją kartu su mumis, yra Biblijos draugija, kuri yra ekumeninė. Pasižiūrėkite, ekumeninis Biblijos leidimas pritaikytas ir protestantams, ir katalikams. Su stačiatikiais mes turime sakramentus, kunigystę, liturginę tradiciją, bažnyčios tėvus. Taigi žiūrėkit, kiek daug bendro. Ir mes apie tai galim draugiškai kalbėtis. Kalbėti apie tai, kas mus vienyje, o ne kas mus skaldo. Paskui kartu
susijėmę rankomis, būtent koks yra esminis tikslas, vėlgi žmogus. Mes galime kartu tarnauti žmogui, visuomeniai, valstybei, skleisti harmoniją, pasisakyti prieš karą, už ekologiją įvairiausiais klausimais, reiškia visose tose ekumeninėse dalykuose vėlgi yra žmogus, jo didenybė žmogus. Ir tada paprastam tikinčiajam yra visiškai neaišku, tai dabar koks yra skirtumas, ar aš eisiu pas protestantus, ar nueisiu pas stačiatikius, ar eisiu į katalikų. Gal nėra ir tokio didelio skirtumo. Tai yra absoliutus paneigimas bažnyčios esmės. Bažnyčia visą laiką smerkė ekumenizmą. Kai tik tai ekumenizmo judėjimas atsirado, XIX amžiaus pabaigoje popiežiai draudė katalikams dalyvauti ekumeninėme judėjime ir paskui ypač popiežius Pijus XI, Mortalium Animos yra išsamus ekumenizmo kaip tokio atmetimas ir viso šito judėjimo. Praėjus keliasdešimčiai metų nuo Pijaus XI bažnyčia išleidžia Unitatis Redintegratio ekumenizmo dekretas. Ekumenizmas viskas gerai. Kur yra pagrindinė ekumenizmo klaida? Sakome, mes turim kalbėtis, mes turim vesti dialogą. Taip, bet dialogas tai yra pats graikiškas žodis, reiškia dviejų viename lygmenyje kalbėjimasis, kada vienas iš kito mokosi, kiekvienas turi tam tikrus argumentus ir kalbasi. Tai dialogas gali vykti tarp manęs ir jūsų, tarp jūsų tarpusavyje. Arba aš susitinku su protestantų pastoriumi ir mes vedam tą dialogą. Ir to dialogo iš savo patirties kunigiškos, tai va tiek, kiek Rusijoje teko diskutuoti. Aš pats lankiausi stačiatikių dvasinėje akademijoje ir diskutuodavom ir su kuo tik nori. Tai puiku, dialogas. Bet tai dialogas yra tarp dviejų lygių. Bet negali būti dialogo tarp bažnyčios ir stačiatikių bažnyčios arba tarp katalikų bažnyčios ir kokios nors protestantiškos sektos. Kadangi bažnyčia neveda dialogo, bažnyčia moko. Tai yra bažnyčios mokymas arba magisteriumas. Reiškia, bažnyčia turi tiesą, turi 100% tiesos ir jai nereikia iš kitų kažko tai mokytis ir jis šitą tiesą primeta. Ir jinai moko iš viršaus tuos, kurie nori mokytis. Ir negali būti dialogo tarp tiesos ir klaidos, o gali būti tik tai klaidos įveikimas ir tiesos sklaida. Ir tai vadiname misijomis. Tai reiškia, ekumenizmas praktiškai paneigė misijos idėją. Toliau yra tas pats deklaracija Nostra Aetate apie nekrikščioniškas religijas. Vėlgi visose religijose yra kažkokių tai tiesos ir gėrio elementų, visi šitie elementai esą iš šventosios dvasios ir tada turim dialoguoti su visomis religijomis ir šito dialogavimo toks apogėjus arba aukščiausias tai buvo Jono Pauliaus II suorganizuoti tarp religiniai susitikimai Asyžiuje. Ir tai yra didžiausia šventvagystė tikriausiai bažnyčios istorijoje, šitie Asyžiaus susitikimai, kurių pirmasis tikriausiai įvyko, jeigu neklystu, 86 metais, susirinkusios įvairios religijos, nuo islamo, krikščionybės, judaizmo iki kažkokių šamaniškų kultų. Ir jie visi į vieną lygmenį sustatyti, jie visi kažkokiu būdu atseit garbina Dievą ir tiek daug bendro ir mes galim kartu dirbti žmonijos labui. Tai yra absoliutus Jėzaus Kristaus paneigimas, bažnyčios misijos paneigimas. Ir šitos tarp religinio dialogo atmetimas tai yra toks esminis punktas būtent tradicijos judėjime. Kitas dalykas yra religinės laisvės deklaracija Dignitatis Humanae. Jeigu pasižiūrėsite seniausią dar sovietmečių išleistą Antro Vatikano dokumentų leidimą, taip ir parašyta religinės laisvės deklaracija. Jeigu pasižiūrėsite vėlesnius, kurie jau čia 90 metais išleista, yra parašyta tikėjimo laisvės deklaracija. Tai reiškia, lietuviai, vertėjai bažnytiniai įsigudrina falsifikuoti net Antro Vatikano dokumentus. Yra pilna iškreiptų vertimų moderniame mišiole, iškreipti vertimai mūsų šventajam rašte, Rupšio Kavaliausko, kuriuos skaitote,
iškreipta daugybė maldų maldaknygėse, kurias turite liturginę maldynę, viską, prie ko prisiliečia Lietuvos bažnytiniai vertėjai, viskas yra iškraipama tendencingai, išverčiama klaidingai. Ir lygiai tas pats yra su Antro Vatikano dokumentais. Aiškiai parašyta ir visame pasaulyje tai yra religinės laisvės deklaracija. Kodėl išvers tikėjimo laisvės deklaracija? Tai yra didžiulis skirtumas, nes tikėjimas tai yra mano individualus aktas, aš turiu įtikėti. Ir aišku, kad čia turi būti laisvė, aš negaliu per prievartą įtikėti ir yra draudžiama skleisti religiją kardu ar kažkaip tai priversti žmonės tikėti. Aš turiu laisvai priimti Jėzų Kristų, atsiversti ir tikėjimas turi būti laisvas ir sąmoningas, nes kitaip jis bus išvis netikėjimas, nes Dievas nori ne mano išorinių aktų, o nori, kad mano širdis, mano protas jungtųsi su jo paslaptimis. Bet visiškai kas kita yra religijos laisvė. Religija yra socialinė institucija. Tai yra ir mokymas, ir bažnyčia, bažnyčios santykis su pasauliu, liturgija, bažnytinė hierarchija, daugybė dalykų, kurie sudaro tai, ką mes vadiname religija. Ir šita religija yra susijusi su daugybės žmonių išganimu. Tai yra didžiulė vertybė, visa religinė sistema. Ir jeigu mes šičia leisime religinę laisvę, tai mes atveriame duris visoms erezijoms, visoms klaidoms ir visoms destrukcinėms jėgoms, kurios ateina arba iš išorės, arba iš vidaus ir griauna bažnyčią. Religinė laisvė tai reiškia, kad valstybė neturi kompetencijos ir negali kištis ir negali būti vienos katalikiškos valstybinės religijos. Ir tai yra absoliučiai priešinga tūkstantmečių bažnyčios mokymui apie bažnyčios santykį su valstybė ir su visuomenė. Katalikiškoje valstybėje ir katalikiškoje visuomenėje katalikybė yra valstybinė ir oficiali religija. Ir visos kitos religijos turi būti varžomos ir turi būti draudžiamos, kadangi tai yra blogis, arba gali būti toleruojamos. Jeigu yra daug tų religijų išpažinėjų, tai buvo nuo amžių, taip pat LDK ir kitur tolerancijos politika. Tolerancija tai reiškia pakentimą. Tai, kas yra bloga, tai, kas yra klaidinga, mes pakenčiame, nes kovojimas prieš tai sukeltų socialinius neramumus, religinius karus ar kažkokius kitus dalykus. Ir tai buvo mokama visais laikais bažnyčioje, kad yra bažnyčios ir valstybės harmonija. Valstybė privalo būti katalikiška visais savo įstatymais, savo konstitucijos pirmojų punktų, kuriame turi būti minimas Dievas ir katalikų bažnyčia turi būti vienintelė oficiali religinė institucija šitoje valstybėje. Tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai buvo visais laikais visoje krikščioniškoje civilizacijoje. Antras Vatikanas sako, ne, mes turime suteikti laisvę. Žmonės turi žodžio, tikybos, susirinkimų laisvę demokratinėje visuomenėje, reiškia, bažnyčia turi šitai irgi pripažinti ir visur. Kiekvienas gali skleisti kokias tik tai nori savo, reiškia, religinės mintis, gali griauti bažnytinės institucijas, gali jaunimą vilioti į sektas, gali ką tik tai nori daryti. Ir vaisius šito matome. Brazilija, kuri buvo didžiausia katalikiška valstybė pasaulyje, dabar jau vos ne pusė Brazilijos jau yra evangelikai radikalūs protestantai. Reiškia, milijonus sielų praranda bažnyčia ir šitos sielos praranda išganimą. Tai jeigu sakoma, kad ekumenizmas ir laisvė ir dialogas, visa tai susijęs su meile, atvirumu, tai yra visiškas melas. Ekumenizmas ir tarp religinis dialogas yra nuodėmė prieš artimo meilę. Nes pirmasis artimo meilės įsakymas tai yra pagalba sielai, nemokanti pamokink, klystanti atvesk į tiesos kelią, parodyk jam tiesą, padėk jam išgelbėti sielą. Tai yra pagrindinis artimo meilės įstatymas. Ir jeigu mes sakom, ne, nieko tu blogo, tu gali būti kitoje religijoje, kurioje yra daug gerų dalykų, arba tu gali būti protestantas ar stačiatikis, čia nėra taip labai svarbu, tai mes nusižengiam prieš artimo meilę. Nieko bendro tai su artimo meilė neturi. Na ir tokie pagrindiniai punktai. Ir
ką mes dabar matome, visa tai yra tolesnis vystimas. Tarkim, šito klaidingo bažnyčios suvokimo tolesnis vystimas yra sinodalumas. Tai, ką dabar viską girdime, sinodinis kelias. Čia negalima visko kritikuoti. Iš esmės yra daug gerų elementų šitame sinodalumo, tame visame judėjime. Vienas iš tokių dalykų, kad popiežius, skelbdamas tą viską, jis paskatino, kad klebonai vietose arba vyskupai, kad jie šnekėtųsi su tikinčiaisiais, kad jie šnekėtųsi. O mums atrodo tai kaip savaime suprantama. Pas mus brolyje kunigų yra nedaug, tai visas mūsų darbas 20% viską neša tikintieji pasauliečiai. Tai yra pagrindinė jėga, taip kaip ir Lietuvoje, katalikų tradicija, interneto visa veikla arba publikacijos. Be pasauliečių bendradarbiavimo ir veikimo ir įtraukimo, arba tarkim atidarėm koplyčią Vilniuje ar kur nors, toj pat susibūrė tikintieji patys nuo nulio iš interneto, iš YouTube išmoko giedot grigalinį choralą ir dabar turim stabilius jau kiek metų chorus. Tai yra stebuklas. Tiesiog iš nieko patys žmonės. Ir be viso šito, be bendradarbiavimo su tikinčiaisiais, be jų įtraukimo negalėtų funkcionuoti ne viena mūsų koplyčia. Bet parapijose ar vyskupijose atrodo šiek tiek kitaip. Tai yra vadinamas klerikalizmas, kad kunigai užsidarė savo bokštuose iš dramblio kaulo ir nebendrauja. Ir popiežius šitą kritikavo ir šiek tiek paskatino tą bendravimą. Viskas atrodytų puiku. Antras dalykas, kuris šiek tiek yra iš modernios, reiškia, menedžmento teorijos arba, reiškia, vadybos teorijos, yra toks, kad kaip ir versle, taip panašiai ir visuomenėje, arba tas pats yra bažnyčioje, kaip socialinėje struktūroje, yra daugybė nepaprastai kompleksiškų ir sudėtingų procesų. Ir ypač šiais laikais, kai viskas labai keičiasi, negali būti, kad tie asmenys, kurie yra vadovai, atsakingi hierarchai, ar tai būtų popiežius, ar vyskupai, ar klebonas, kad jie apriektų visą informacijos srautą, kad jie adekvačiai įvertintų, kur yra poreikiai, kur yra realios problemos, kur reikia investuoti finansus, kur reikia daugiausiai kreipti dėmesio, kokias institucijas steigti, o kokias panaikinti. Tai yra milžiniškas aparatas ir anksčiau būdavo manoma, kad svarbiausias yra tas hierarchinis principas, reiškia, kaip vyskupas savo vyskupijoje, jis išleidžia dekretą, pasako, jis yra išmintingas, galbūt net šventas ir jisai apriepia visą tą dalyką ir priima išmintingus sprendimus. Ir dažnai taip nevyksta. Reikia tartis, reikia daugybę akumuliuoti protų, daugybę patirčių atskirų. Ir tai būdavo daroma bažnyčioje per visuotinius bažnyčios susirinkimus, kada popiežius susikviečia viso pasaulio vyskupus, arba per sinodus vadinamus. Sinodai būdavo metropoliniai sinodai, kur vienos metropolijos arba bažnytinės provincijos kunigai renkasi ir vyskupai, arba vyskupijos sinodai. Tai reiškia, sinodinis principas tai yra tarimasis, kad tas, kuris turi hierarchinę valdžią, klausia kitų nuomonės. Daugybė žmonių, kurie turi savo patirtis, turi daug kitos informacijos. Ir tai yra labai naudinga. Iš esmės galima suprasti, popiežius norėjo, reiškia, dabartinis pasaulis toks sudėtingas, tiesiog pasikalbėkim atvirai, kokios yra realios problemos, jas išgirskim, kažkaip sutraukim ir tada turėsim kažkokią strategiją veikimui. Viskas būtų labai gerai, bet ar tai vyksta? Ar taip iš tikrųjų yra sinode? Kiek aš girdėjau ir iš vieno vyskupo Lietuvoje, kad visa tai buvo tušti plepalai. Reiškia, buvo formaliai į visą tą pasižiūrėta. Labai nedaug kas pasikeitė, kunigai kaip toliau nebendrauja su tikinčiaisiais, taip ir nebendrauja. O kurie ir taip bendravo, tai ir toliau bendrauja. Reiškia, didelio poveikio nebuvo. Toliau vyskupai su kunigais. Ar yra tas atviras bendravimas, ar yra ta komunikacija? Kiek mes matome krizių dabar, kunigystės krizių visokiausių, tiek psichologinių, tiek moralinių. Ar kunigai visą tą pastebėjo? Paskui tik tai, kai jau žiniasklaida ištrimituoja. O kodėl anksčiau vyskupas, kodėl nepasikvietė, kodėl nebuvo
suaktyvuotos tos institucijos, kurios turi būti, kad būtų bendravimas, kad būtų iššnekėjimas apie visas problemas. Toliau, įtraukimas kitų. Ar iš tikrųjų šitame sinode buvo išgirstas tos realijos, kurios yra bažnyčioje? Tai yra visiška iliuzija. Ar matėt tose nuotraukos, reiškia tokie apvalūs stalai, kėdės ir ten susirinkę kažkokie tai žmonės apie kažką tai kalbasi ir paskui staiga paskelbtas dokumentas sinodo viso tų metų, ką mes čia dirbome, toksai bendras dokumentas. Tai klausykit, tai pirmiausia, kas ten buvo tie žmonės? Sinodas tai yra susirinkimas pirmiausia vyskupų, kurie gali pakviesti savo patarėjus, kunigus ir teologus. O ten buvo staiga, ar ne 10 procentų, ar kiek buvo pasauliečiai kažkokie. Iš kur tie pasauliečiai atsirado? Tai yra visiškai neaiškus procesas. Lenkijoje yra jau leidžiamas toksai žurnalas Non possumus, latiniškai negalime. Ir čia yra įdomus kunigo amerikiečio Gerald Murray straipsnis apie visą šitą, kaip tas vyko. Sušauktas vyskupų sinodas ir staiga reiškia, to sinodo spaudos sekretariatas paskelbė, vyskupai, klausykitės, dabar į tą sinodą įtraukiam ir pasauliečius. Ir tas spaudos sekretariato komunikatas kovo 26 dieną praėjusių metų remiasi, kad Šventasis tėvas Pranciškus norėjo, ir tai yra jo patvirtinta, kovo 17 dieną 23 metų. Nėra tokio dokumento. Iš kur ištraukė tas spaudos sekretariatas, kad popiežius Pranciškus šitai patvirtino. Nėra šito patvirtinimo. Reiškia, pro užpakalinės duris, be jokio juridinio normalaus bažnytinio proceso, staiga atsirado kažkokie tai pasauliečiai, kurių nieks nerinko, kurie neatstovauja jokioms bendruomenėms, kur nieks nežino, kas tie pasauliečiai. Mes nežinom, kas tie žmonės. Ar jie radikalūs modernistai, ar jie tradicinių pažiūrų, ar kokie, jie neatstovauja jokių požiūrių, neatstovauja pasauliečių kaip tokių bažnyčioje. Ir staiga jie yra traukiami į tą sinodą, paskui paskelbiamas apie pačias diskusijas yra draudžiama kalbėti, kas ten tiksliai buvo, su kuo diskutuojama. Staiga išleidžiamas dokumentas, kad štai visa bažnyčia sinodiškai pasitarėme ir vat tokios yra bažnyčioje problemos ir tokie sprendimo būdai. Tai yra absoliučiai antisinodinis kelias, antidemokratinis, reiškia, visiškai priešingai viskas turi vykti. Reiškia, ne tai, kas yra realios problemos, o šitą agendą, ideologinę agendą, kuri buvo iš anksto, iš viršaus primesta bažnyčiai, nuo pat pradžių sinodo. Tai yra viskas susikoncentruota. Moterų kunigystė, moterų diakonatas, kažkokios LGBT, kažkokie dalykai, kurie realiai tikintiesiems tai yra absoliučiai marginaliniai, kurie yra iškelti būtent šitų socialinių politinių aktyvistų bažnyčioje, ypač Vokietijos ir kitur. Šitos marginalinės temos staiga paskelbtos pagrindinėmis bažnyčios temomis ir staiga mes dėl jų diskutuojam ir kažką tai priimam. Tai yra iškreiptas visas, reiškia, normalus dialogo arba tos informacijos rinkimo procesas. Nieko panašaus, tas sinodas visiškai nepadėjo sužinoti realių problemų bažnyčioje. Toliau popiežius sako, esminė mintis įtraukti todos, sako, reiškia, ispaniškai, visus turim įtraukti, nemarginalizuoti nieko bažnyčioje. Visi ten vargšai, Amazonijos indėnai ir LGBT ir su visais turim kalbėtis visus, nes negalim atsiriboti nuo informacijos, kuri ateina iš visų pusių, nuo visų poreikių, nuo visų sielų, kuriams reikia kažkokios specializuotos pagalbos. Iš esmės gal ir neblogas principas. O kuri labiausiai marginalizuojama ir diskriminuojama grupė bažnyčioje, tai yra mes, tai yra tradicijos katalikai. Milijonai katalikų, kurie nori normalių mišių, normalios doktrinos, normalaus dvasingumo, yra tradicinės kongregacijos vienuolių įvairiausių krypčių, yra dieceziniai kunigai, yra specialios kongregacijos, reiškia jau po Antro Vatikano įsteigtos, tokios kaip mūsų brolyje ar kitos. Jie yra užspaudžiami, jie yra diskriminuojami, yra niekinami, išmetami iš bažnyčios ir visa tai vyksta paties Vatikano su aukščiausiu palaiminimu ir direktyva. Yra visiškas brutalus persekiojimas, nutylėjimas, iš vis neminimi šitie dalykai.
Tai gerai, mes esam didžiausia marginalizuojama ir prispausta grupė. Kodėl su mumis nekalbėti? Mes turime irgi labai rimtus argumentus ir juos pateikėme ir, tarkim, ir ta pati knyga Tradicinės naujosios mišios, tai yra tikrai lietuvių kalba rimčiausia liturgikos studija, kokia yra. Tai galit nesutikti, gali kunigai liturgistai nesutikti, sakyti, ką čia brolyje prirašė nesąmonių, visiškai ne taip. Čia ir čia ne taip parašyta, yra kitaip. Ne, yra nutylėjimas, iš vis apie tai nediskutuoja. Tradicinė liturgija iš vis neegzistavo. Visa tai, kas buvo iki Antrojo Vatikano, tai yra kažkokie akmens amžiaus laikai, kažkokia prieš istoriją. Visa bažnyčia prasidėjo tik tai nuo Antrojo Vatikano laikų. Ir viskas. Ir visos diskusijos yra nutraukiamos. Tai reiškia, tai yra tam tikra veidmainystė. Kalbama apie sinodalumą, bet iš tikrųjų to sinodalumo nėra. Yra diktatūra, yra primetimas tam tikros dienotvarkės, agendos, kuri yra iš anksto nustatyta, kuri yra ideologiškai kairuoliška ir visiškai netitinka dabartinės bažnyčios problematikos. Tai jau maždaug valanda praėjo. Kokias turėtumėt klausimų ar kokią diskusiją? Taip, prašom. Labą dieną. Norėjau sužinoti dėl šventos komunijos. Kažkaip tai aš pastebėjau, kad pro pirštus žiūrima yra į Jėzų kaip mistinį kūną Eucharistijoje ir pavyzdžiui, taip, kas kaip nori, tas taip ją priema į rankas arba taip. Nebėra patenos, ko aš anksčiau, dar būdamas paauglys, matydavau bažnyčiose ir dabar iš tiesų, ačiū Dievui, nesenai sužinau, kas tai per pavadinimas, aš vadindavau tokia kaip auksinė medelė, lėkštutė ir jos nebeliko ir kunigai tarsi Klaipėdoje numoja ranką, kad čia nesusireikšminkite, čia dabar iš kitos medžiagos paplotėlis gaminamas, jisai netupa, toliau tarp bendruomenėje pasidalinau tokia vaizdinė medžiaga iš YouTube'ės, ten buvo tyrimas atliekamas, kad kiekvienoje konsekruotoje dalelėje yra pats Jėzus Kristus, jinai negali būti išniekinta, o žmonės ateina ir per jaunimo dienas beje krikščionių irgi ten į rankas dalinamus, kas nori net įsineša, kaip maistas įsinešimui. Tai kas tada lieka Jėzus Kristus? Tai va, tai yra vienas iš elementų šitos vadinamos liturginės reformos arba deformacijos. Ir jos tikslingas tikslas ir yra panaikinti tikėjimą į realų Kristaus kūno ir kraujo buvimą Eucharistijoje. Tai yra vedantis į ereziją, galima sakyti, pakeitimas liturgijoje. Kiekviena liturgija turi tam tikrus tradicijos nustatytus nuo šimtmečių, tūkstantmečių esančius būdus pagerbti tą Eucharistinį Kristų. Teoriškai galėtų būti įvairių tų būdų, galėtų vienaip ar kitaip, bet tiesiog mes turim gerbti taip, kaip bažnyčios išmintis per amžius nustatė. Kokiu būdu tas išreiškimas, tas tikėjimas į tikrą buvimą ir tas pagarbumas. Tarkim, kad mes išstatome monstrancijoje, tarkim, liturgijoje nėra šitokių dalykų. Ten yra kitos eucharistinio pagarbumo formos. Tai reiškia, pati tradicija, bažnyčios išmintis tą nustato, kaip mes garbiname. Ir tai yra aprašyta tradicinėme mišiolė iki smulkiausių smulkmenų. Tarkim, po konsekracijos, kai kunigas jau palytėjo ostiją, konsekruotą ostiją, iki pat po komunijos jo pirštai yra šitaip. Ir kunigas taip celebruoja mišias, reiškia, yra suglausti pirštai. Yra labai detalios instrukcijos, kaip surinkti visas daleles, kaip saugoti Eucharistiją tabernakulyje, kokia turi būti tabernakulio konstrukcija, kad turi būti lempelė, kad turi būti visi liturginiai indai auksuoti, arba iš sidabro auksuoti, arba bent aukso sluoksnis turi būti. Kad prie švenčiausio sakramento gali prisiliesti tik tai kunigas ir diakonas, tik tai jų rankos, tai yra tam tikra hierarchinis pobūdis, reiškia, kad bažnyčia hierarchiniu būdu duoda komuniją, o ne mes tarpusavyje dalinamės duoną, reiškia, pagal demokratinį principą ir taip toliau. Tų tradicinių tikėjimo ir pagarbumo išreiškimo formų buvo daugybė, jos buvo 1000 metų, 100 metų gerbiamos.
po Antrojo Vatikano jos yra specialiai naikinamos viena po kitos. Ir paskutinis dalykas tai yra komunija į rankas, kurio nei Antras Vatikanas, nei joks popiežius niekados neįvedė. Nėra nei vieno iš Romos dokumento, kuris įvestų komuniją į rankas, tai buvo savavališkai kunigų įvedinėjamas dalykas vakaruose. Ir iki pat 90 metų Lietuvoje šito nebuvo ir staiga pasitaikė Covidas. O, stebuklinga galimybė. Ir tada gryna veidmainystė, grynas apsimetė, reiškia, oi mes rūpinamės tikinčiųjų sveikata, tai dabar ir Lietuvoje įvesim komuniją į rankas. Lygiai tas pats buvo Baltarusijoje, Lenkijoje ir kitose tose šalyse, kur dar nebuvo šito paplitę. Reiškia, pasinaudoja kritinę situaciją, kažkokią socialinę ar kažkokią epidemiją, reiškia, pamatė šansą ir dabar šast ir mes, reiškia, įvedam šitą dalyką. Tai yra tiesiog gėdinga, tai yra veidmainystė, tai yra visiškai nieko bendro su užkrato pavojumi, reiškia, ar tu jam duosi į rankas iš vienų rankų į rankas, tai yra dvigubai daugiau bacilų, ar tu jam duosi tiesiai iš vienų rankų. Reiškia, yra kontaktas su dviejomis rankomis, o nebe su vienomis rankomis. Tai vien apie tą epidemiologinį pavojų, čia net kalbos nėra, kad yra kažkoks saugesnis būdas ėmimas į rankas. Paskui, jeigu pasiklausysit Marijos radiją arba paskaitysit Artumą, ištisi ciklai straipsnių. Yra specialistai liturgijos, kurie dabar varo šitą propagandą, kad tai yra labai senas ir labai tradicinis būdas. Ir pirmieji krikščionys visi ėmė į rankas. Ir tai yra tokia gili simbolika, kad jūs savo rankas kaip kažkokį sostą parengėt, kurioje Eucharistinis Kristus gali. Tai yra tokia nesąmonė, kiekvienas bent kažkiek studijavęs liturgijos istoriją gali pasakyti, kad čia visiška nesąmonė. Ne vienoje niekur šito nebuvo ir tai yra gryna propaganda. Kam visą tai daroma? Kam šitos visos milžiniškos pastangos? Tiesiog noras sunaikinti šitą tikėjimą. Kad žmonės manytų, kad Eucharistija yra kažkoks tai simbolis, kad yra mūsų bendruomenė, kuri laužo duoną ir mes šitai bendraujame su mūsų broliu Jėzumi. Vat maždaug tokia idėja. Prašom. Aš norėjau paklausti, ar jūs bendradarbiavot su vienuolynais, pavyzdžiui, Palendriuose, ten yra lotyniškai viskas meldžiamas. Taip, tenais yra, Palendrė yra susijęs su Solem. Solem tai yra abatija Prancūzijoje, nuo kurios prasidėjo grigališko choralo atgimimas. Ir Solem tuos išleistas knygas liturginės mes naudojame. Liber Usualis, tos visos natos parengtos Solem, tai yra didžiuliai nuopilnai. Ir Palendrių vienuolynas yra atšaka iš šitų. Ten prancūzai tie atvažiavo ir viskas būtų gerai, bet būtent po Antrojo Vatikano susirinkimo Solem, skirtingai nuo kitų benediktinų abatijų, perėjo prie naujosios liturgijos. Ir dabar visos tos grigališko choralo giesmės, kurios yra skirtos tradiciniai liturgijai, jos yra prikerktos prie naujos liturgijos arba iš vis yra sukurtos naujos melodijos. Ir kas iš to, kad ten yra lotyniška ir gražiai skamba, bet tai yra dirbtinė, sintetinė liturgija, kuri nėra tradicinė. Ir dėja, Palendriuose šitas nepripažįstama. Tie tradicijos elementai yra įvairiose vienuolijose. Tarkim, yra karmelitės tenais. Labai gerai, turi tam tikrus dar elementus iš karmelitiško pamaldumo. Bet didžioji dalis jau yra visiškai modernistinis. Jau yra nebe Teresė Avilietė, Jonas nuo kryžiaus, bet yra kažkokios modernistinės teorijos. Toliau imam kapucinai ir pranciškonai. Tai yra abitas rudas, tai yra su vargšais, basieji, reiškia mendikantai. Kažkas iš to išlikė, yra kažkoks karitatyvinis, socialinis darbas, viskas gerai. Bet visas tas atskirų vienuolijų tą charizmą arba tą jų specialų pašaukimą sunaikino Antrojo Vatikano vienuolijų reformą. Visose vienuolijose buvo visiškai išdarkytos jų tradicinės konstitucijos, buvo įvestas liberalizmas, panaikinta tradicinė formacija, atskiros netgi liturginės tradicijos, tokios kaip dominikonai, tarkim, turi savo atskirą tradicinę liturgiją. Tai reiškia, visos tos vienuolijos yra tokie kaip likučiai iš to, kas liko iš senosios tų vienuolijų tradicijos. Arba tarkim jėzuitai, mes kaip lietuviai turim būti dėkingi. Jėzuitai įvykdė tikrąją Lietuvos kristianizaciją.
Ir be jėzuitų iš vis neįsivaizduojama krikščionybė, katalikybė Lietuvoje. Milžiniški nuopelnai, daugybė šventų ir mokslingų ir įtakingų jėzuitų. Kuo virto jėzuitų ordinas? Didžiausi modernistai ir didžiausi tikėjimo griovėjai šiandien būtent ir yra iš jėzuitų ordinų. Ir dėja, tą reikia pasakyti apie įvairias kongregacijas. Iš šitų kongregacijų kai kurie atskiros bendruomenės arba atskiri vienuoliai gelbstisi. Ir todėl yra ištisa eilė, dešimtis arba atskirų vienuolynų, arba net kongregacijų, kurie laikosi katalikų tradicijoje. Yra katalikiški benediktinai, yra katalikiški kapucinai, pranciškonai ir įvairių kitų atšakų vienuoliai. Taigi jau šiais laikais yra pasirinkimas, galima stoti ir į tradicinės atšakas. Tai noriu paklausti jūsų statusas, tai jūs priklausot, esate dalis visos bažnyčios, ar jūs kažkaip? Taip, brolija buvo įsteigta 1970 metais pagal visiškai kanonų teisės raidę, buvo pripažinta Šveicarijoje vyskupo, taip kaip buvo tais laikais reikalaujama, paskui jinai tapo tarptautinė kongregacija ir tik tai po kurio laiko buvo susizgribta, kad šita Pijaus X brolija neina koja kojon su moderniomis reformomis ir tada prasidėjo tam tikras persekiojimas, bet šitas persekiojimas neparemtas katalikų kanonų teisė, yra neteisėti tam tikri aktai ir todėl taip kaip yra įsteigta kaip katalikų kongregacija, taip iki šiol ir yra katalikiška kongregacija ir mes palaikome visą įmanomą vienybę tiek su Šventuoju Tėvu, tiek su vietos vyskupais. Tarkim, mūsų Kauno prioratas yra Vilkaviškio vyskupijoje, mes gauname leidimus iš Vilkaviškio vyskupo santuokoms, taip kaip buvo nustatyta popiežiaus Pranciškaus. Ir iš paties popiežiaus Pranciškaus prieš mūsų broliją nėra pasakyta nei vieno žodžio prieš. Niekados Pranciškus nėra mūsų kažkaip tai smerkęs ir atvirkščiai yra mums padėjęs. Tarkim, jis yra kilęs iš Argentinos ir Argentinoje buvo brolijos struktūrų tam tikrų problemos su valstybė dėl konkordato. Tada Argentinos kunigai iš mūsų brolijos tiesiai susisiekė su popiežium ir jisai asmeniškai mums pagelbėjo Argentinoje. Ir dėl to reiškia, bet būtent tas santykis yra toksai asmeninėme lygmenyje. Jeigu imam oficialius dokumentus, kas yra paskelbta ir internete iš Lietuvos vyskupų konferencijos, tai yra visiškai pasenę kažkokie 90-ųjų reiškia dokumentai, kurie smerkia broliją, visiškai tose dokumentuose neatsižvelgta į dabartinę situaciją ir dabartinį santykį ir įvairius leidimus, kuriuos popiežius yra davęs. Taigi, tai, kas sakome prieš broliją, yra ne pagal bažnyčios teisę, o tai yra tam tikra politinė linija arba politinis toksai persekiojimas, galima sakyti, kuris nėra legaliai teisėtas. Ir mes visiškai šitą giname ir esame teisūs, kad mes esame pilnai 100% katalikų kongregacija. Taip. Galit ką nors pasakyti apie neokatechumeno kelią? Aš nesu labai įsigilinęs, kiek esu skaitęs, yra labai plati literatūra kritinė prieš neokatechumeninį judėjimą, kuris yra kilęs Ispanijoje, buvo toks Kiko Argelio, kuris įsteigė tą visą judėjimą. Ir yra analizės paties Kiko Argelio, tų katechezių, jo paties raštų. Tai tas judėjimas nuo pat pradžių buvo radikaliai protestantiškas ir reiškia, jis tiesiog niekino bažnyčią, sakė, kad nuo Konstantino laikų, reiškia nuo 4 amžiaus, bažnyčios kelias buvo visiškai iškreiptas ir neokatechumenatas atseit bando grįžti į pirmykštės bažnyčios kažkokią tai būseną. Ir tai, kaip jie tai grįžta, tai yra juokinga. Bet kam, kas susipažinę su liturgijos istorija ar bažnyčios istorija, tarkim, vietoj sekmadienio jie švenčia šabašą, reiškia susirenka šeštadienis ir vyksta tos neokatechumenato, tos vadinamos pamaldos, kurios turėtų būti atseit kaip mišios. Ten kunigas, bet
jų apeigos tai yra tokios, kad tikrai galima garantuotai pasakyti, kad jos yra negaliojančios. Reiškia, yra imituojamas kažkokios mišios su visiškai klaidinga protestantiška, nekatalikiška Eucharistijos teologija. Ir neokatechumenatas yra radikalus modernistinis judėjimas ir mes labai smarkiai prieš jį pasisakom. Panašiai galima pasakyti apie daugelį vadinamųjų naujųjų bažnytinių judėjimų. Tai yra fokolari judėjimas, tai yra charizmatinis judėjimas, gyvieji akmenys, tai yra kitos grupės, kurios praktiškai įsikūrė ir veikia kaip tam tikros sektos bažnyčioje, kurios turi visiškai skirtingas teologijas, skirtingą dvasingumą negu tradicinis katalikiškas ir milijonus sielų nuveda į klystkelius. Tai yra didžiulis pavojus. Aišku, ne visi tie naujieji judėjimai yra įvairių ir ganėtinai konservatyvių ar tokių dvasingų judėjimų. Čia visų taip nepasmerkim, bet tie, kurie yra populiariausi ir paplitę, tai jie yra tikrai pavojingi ir raginame tikinčiuosius juos neįsitraukti. Ir kas yra labai įdomu, dabar plinta literatūra, kuri kritikuoja šitos judėjimus ne iš tradicijos pusės, bet iš jų pačių pusės. Kadangi rodo, kad tie judėjimai iš tikrųjų veikia kaip sektos, kad ten buvo daugelį iš jų yra piktnaudžiavimas autoritetu, piktnaudžiavimas valdžia ir net įvairiausi, reiškia, priekabiavimai ir visokie kitokie nusikaltimai. Reiškia, tie judėjimai po tokių atvirumo ir modernumo ir džiugumo, reiškia, šventos dvasios veikimo skraistę, jie slepia labai griežtas autoritarinės struktūras, kurios, reiškia, daugelį sielų labai sužalojo. Ir dabar šitas yra kritikuojama ir net kai kurie iš tų judėjimų yra paties Vatikano arba likviduojami, arba raginama juos reformuoti. Taip, kad tai yra viena iš bažnyčios krizės apraiškų. Taip, prašau. Dar vienas klausimas visą laiką kildavo mintysiu gal nuo 13 metų, kai Jėzus sako, dalinkitės mano kūnu, čia yra mano kūnas ir gerkite mano kraujas, čia yra mano kraujas. Ar yra Lietuvoje tokia tradicija, sakykime, kaip ją pavadinti, į ką tai galime mes nukreipti? Ar tai yra tiesiog katalikų tradicija, kad ne tik tai Eucharistija, bet ir vynas, sakykime, kraują, vyno pavydalę, ar kažkur priema katalikai? Taip, tai buvo pirmaisiais amžiais, buvo abiem pavydalais priimama komunija. Ir duonos pavydalu, ir vyno pavydalu. Ir šitą visoje bažnyčioje, tas buvo pirmaisiais amžiais. Šitas išliko rytų apeigose, tiek bizantinėse, tiek armėnų arba monofizitų ar kitose dviem pavydalais. Bet tai yra susiję su jų liturgija, tai yra labai sudėtinga ta visa ceremonija ir tai yra didelis menas, reiškia, suteikti dviem pavydalais tuo kilniu liturginiu būdu. Vakarų liturgijoje nuo maždaug, neatsimenu dabar, ar 6-7 amžius buvo šito atsisakyta ir pereita prie komunijos vienu pavydalu. Teologinis pagrindimas yra toks, kad tiek taurėje, tiek ostijoje yra visas Jėzus Kristus. Reiškia, jeigu priimame duonos pavydalu, tai toje ostijoje yra ir kraujas Jėzus Kristaus, ir kūnas, ir siela, ir dievystė. Tas pats taurėje, nors priimame tik tai vyno pavydalu, bet yra visas Jėzus Kristus, reiškia, ir Kristaus kūnas yra kėlikė taurėje. Ir dėl praktinio dalinimo ir išlaikymo pagarbos esant dideliems komuniją priimančių skaičiams ir buvo toks priimtas bažnyčios sprendimas ir nuo tada bažnyčia dalina vienu pavydalu ir prieš tą būtent protestavo vadinamieji husitai. Čekijos buvo husitų toks ankstyvasis protestantiškas judėjimas, vadinantis save utrakvistais, reiškia po utrakvės pečyje abiejais pavydalais. Ir šitas utrakvizmas buvo padarytas kaip protestantiško maišto prieš bažnyčią vėliava ir tada bažnyčia dar labiau pabrėžė, kad visas Jėzus Kristus yra ostijos pavydale ir šitas husitų judėjimas buvo pasmerktas ir nuo tada bažnyčia jau kaip dogmatinių lygmenių griežtai smerkė bandymus atstatyti komuniją abiems pavydalais lotynų apeigose.
Ir nepaisant viso to, reiškia, visą tai bandoma vėl gaivinti modernistų, kas neturi jokios, reiškia, prasmės praktinės sielovadinės ir sujungus su visa šita bendra nepagarba švenčiausiam sakramentui ir teologijos iškreipimu, tai yra iš viso kuriozas arba paradoksinis dalykas įvedinėjimas priėmimo abiem pavydalais tikintiesiems. Taip. Aš turėčiau klausimą, nes pradžioje paskaitos minėjote apie architektūrą, freskas ir altorius, o ar galima katalikams inkorporuoti ir panaudoti tokius tautinius simbolius, pavyzdžiui, Gediminaičių stulpus altorių detalėmis ir juos apjungti su katalikais? Ne, grinai politinių simbolių ne, šitas niekada nebūdavo leidžiama, nes tai yra jau sumaišymas. Tam tikrų tautodailės elementų, ten iš tautinių juostų ar kur nors, šitas buvo daroma tarpukario laikais ir taip pat tarp Amerikos katalikų matoma įvairūs tokie elementai ir tai nieko blogo. Tarkim, bažnyčių architektūroje kažkokie kaip koplytstulpių elementai iš lietuvių, lietuvio širdžiai, tarkim, Amerikoje tas tada labiau taip atliepia, bet nereikia šitoje vietoje perdėti, nes tai yra tam tikras toksai etnografizavimas liturgijos. Liturgija, bažnytinis menas yra kažkas skirtinga nuo etnografijos, nuo tautodailės ir visų šitų dalykų. Tarkim, labai gražu ir tai yra vertinga ir turi didžiulę vertę visokie smutkeliai ir visokie dievukai ir pietos išdrožti liaudies menininkų. Ir jų vieta yra koplytstulpiuose, yra namuose pasistatyti. Visa tai yra labai vertinga ir gražu, bet bažnyčia visą laiką draudė šitokią tautodailę pačioje bažnyčioje. Tai yra, bažnyčioje turi būti liturginis menas, kuris pagal liturginio meno kanonus. Ir jis turi būti profesionalus menas, o ne tautodailininkų atliktas. Ir tas pats yra apie įvairiausius simbolius ir painiojimas įvairių tautinių ir politinių simbolikos įvedimas į liturgiją neleistinas. Taip. Dar norėjau klausimą susijusiu su prieš tai jūsų pasisakymu. Galbūt aš klystu, bet kiek teko stebėti mišias, tai kunigas pats priima ir ostį ir geria vyną. Taip, tai būtent tas yra rezervuota tik tai kunigui, celebruojančiam kunigui. Jis priima abiem pavydalais, bet ne tikintieji. Tai nėra kaip dogma, bet tai yra katalikų specifinė tradicija nuo ankstyvųjų viduramžių. Ir tai yra bažnyčios disciplinos, tai nėra dogminis dalykas, bet ne veltui bažnyčia tiek amžių gynė būtent šitokį komunijos priėmimo būdą. Ir jo reformuoti ir keisti nėra jokio pagrindo ir reikalo. Bet labai vis tiek noriu atliepti. Nes kaip skaitosi, kad Kristaus kūnas, mes skaitom Bibliją, ne, Kristaus kūnas reiškia jau yra duona, o kraujas yra vynas. Tai yra išoriniai. Taip. Tai gaunasi, kad, aš suprantu tą simbolį, kad dabar viskas viename. Bet, jeigu atskiriant šitą dalyką, tai bet kuris tikintysis reiškia, jam nuodėmės niekados nėra atleidžiamos. Jis priima tik tai, jeigu nesujungs. Reiškia, tai nėra simbolikos dalykas, bet būtent tai yra dogminės tiesos dalykas, tikėjimo tiesos dalykas, kad jeigu mes priimame vienu pavidalu, mes priimame visą Kristų ir su kūnu, ir su krauju. Tai nėra tik tai, kad simbolizavimas, bet reiškia, tai yra dogminė tiesa, tikėjimo tiesa. O tasai, kodėl apskritai yra, kodėl Kristus ne vienu pavidalu neįvedė, kam čia reikalinga dabar ir duona, ir vynas, tokia komplikacija. Arba kodėl kunigas pirmiausia konsekruoja duonos pavidalu, pakylėja, o paskui konsekruoja vyno pavidalu, pakylėja. Jis galėtų iškart konsekruoti duonos ir vyno pavidalu, tada abudu pakylėja ir kažkaip viskas būtų trumpiau ir aiškiau. O būtent čia ir yra visa simbolika, kad kodėl du skirtingi pavydalai, nes tų pavydalų atskyrimas simbolizuoja Kristaus mirtį, kuri yra jo auka. Reiškia, konsekruojama atskirai kūnas, atskirai kraujas ir tada kūnas nuo kraujo atsiskiria. Ir šitas pats atskyrimas, sakramentinis atskyrimas ir reiškia auką, šventąsias mišias kaip auką, nes kada atsiskiria kūnas nuo kraujo įvyksta mirtis.
Tai yra mišių tokia teologija. Ir būtent toks yra pagrindas šitų dviejų pavydalų. Juos abudu paskui priima atskirai kunigas. Tai yra lotynų liturgijoje tik tai kunigas, kuris celebruoja, priima abiem pavydalais. Tarkim, jeigu kažkoks kitas kunigas prieina priimti komuniją, jis irgi gauna tik tai vienu pavydalu. Reiškia, visi priimantieji gauna tik tai vienu pavydalu, ostijos pavydalu, o tik tai tasai, kuris celebruoja abiems pavydalais. Tokia yra būtent nuo amžių katalikiška liturgija. Na, jinai pakeista, kaip sakėt. Taip, dėl praktinių priežasčių, kad būtent būtų išvengta išniekinimo, išlaistant, reiškia, taurę, nešiojant per bažnyčią ir taip toliau. Mes matome, kad čia buvo bažnyčios sprendimas. Bažnyčia yra gyvas, jis yra kontroversiškas iš tikrųjų, čia tarsi prieštarauja šventam raštui, viskas panašiai. Bažnyčia nusprendė, mes Ne, neprieštarauja. Mes paklusnūs bažnyčiai. Mes esame vienas gyvas organizmas, jūs jo dalis, jūs turit kelius argumentuoti, jūs galbūt tą dabar ir daro. Bet šitam tekste pristatant čia jūsų, prieš ateina čia paskaičiau, jūsų vienas iš vadovų, Lefebvras, sakė, kad mums svarbiau tikėjimas, o ne paklusnumas. Tai ar taip yra iš tikrųjų? Ne, čia taip nėra, kad mums svarbiau, viskas yra svarbu. Tikėjimas yra protestantų, taip sakant, vėliava prieš paklusnumą. Viskas yra svarbu, ir tikėjimas, ir paklusnumas, bet jūs pagalvokit, paklusti tai reikia ne tik dabartiniam popiežiui, bet ir praėjusiam popiežiui. Tarkim, Benediktas XVI, reiškia, atsistatydino arba popiežius pasimirė. Tai ką, visas jo mokymas nueina į šiukšlių dėžę, taip nėra. Paklusnumas bažnyčiai reikalauja paklusnumo visiems popiežiams, ne tik tai paskutiniajam popiežiui. Ir mes privalom jiems paklusti. Bet jeigu yra prieštaravimas tarp ankstesnio popiežiaus ir vėlesnio mokymo, mes matom tą prieštaravimą, tai yra toksai suskilimas viduje ir mūsų reakcija yra tokia, kad mes neatmetame dabartinio popiežiaus mokymo, mes neturim tokio autoriteto, jis yra mokytojas, o mes mokomės. Tačiau mes iškeliame abejonę, tai yra dubija. Vat kaip dabar įvairūs vyskupai ir net kardinolai rašo dubiją į Vatikaną. Sako, mums yra disonansas, mes negalim suderinti paklusnumo, tarkim, moraliniam Jono Pauliaus II mokymui ir dabartinio. Tai yra, pačiame paklusnume yra kolizija. Ir tą koliziją turi išspręsti aukštesnis autoritetas. Tai reiškia, į tos dubiją turi atsakyti Vatikanas, turi būti autoritatyvus pamokymas, kaip turime suprasti. Šito pamokymo nėra. Yra akivaizdus prieštaravimas visose tose punktuose, kuriuos minėjau. Ekumenizmas, tarpreliginis dialogas, religinė laisvė, bažnyčios supratimas, kolegializmas, kas tik tai nori, yra visiškas prieštaravimas su iki vatikaniniu mokymu paskutiniųjų popiežių Pijaus XI, Pijaus XII. Ir jeigu šitas prieštaravimas yra, kol šitas prieštaravimas nebus autoritatingai išaiškintas ir išspręstas, mes turime ne tik tai teisę, bet pareigą laikytis ankstesnio mokymo, kuris buvo visiškai teisingas. Ir tai nėra nepaklusnumo rodymas, tai yra kaip tik paklusnumo suderinimas su tikėjimu. Taip. Aš prie mūsų centro, prie Jėzaus Kristaus grįžtu, prie pačio pagrindinio mūsų išgelbėtojo. Tai sakykime dabar, kaip man vertai priimti šventą komuniją. Pavyzdžiui, aš ateinu į bažnyčią, ir man sąžinė byloja šventoji dvasia, galbūt, kad man akis bado, pavyzdžiui, aš noriu patenos. Tai pavyzdžiui, aš galiu pareikšti tokį klausimą arba priekaištą iškelti klebonui, sakykime, ir paklausti, kodėl mes negalime įvesti patenos, pagarbį, kad nebūtų iškelti. Tai jums tada klebonas pasakys, kad jūs esate išpuikęs, kad jūs neprisitaikot prie bažnyčios nurodymų, kad jūs norit savo kažkokių tai ypatingų dalykų, kad jūs neteisingai suprantat, jūs užbers argumentais, į kuriuos jūs neatsakysit. O tai ką man daryti, kaip man priimti komuniją šiandien? Tai yra tūkstančių tikinčiųjų dilemos, kurie dalyvauja šitose naujose apeigose, bet jau supranta šiek tiek apie tradiciją ir supranta apie tos dalykus. Ir tada jiems iškyla
suskilimas viduje ir konfliktas. Ir tų konfliktų variantų yra daugybė. Ir ką tada daryti? Mūsų vienintelis receptas tai yra eikite į tradicinės mišias. Net jeigu jos būtų ir toli, ir 100 km ir kiek. Amerikoje yra daugybė koplyčių, kur žmonės 100 km važinėja ir niekas nesiskundžia. Reiškia. Jeigu yra per toli, tada atvažiuokite kartą per mėnesį. Atvažiuokite, bet supraskite, kad tai yra svarbus dalykas tradicinės mišios, kad jas reikia paremti, kad už jas reikia kovoti. Paskui turit eiti pas tą patį kleboną, pas kitus. Parodyt, Benediktas XVI dar prieš kiek metų sakė, praktiškai kiekvienoje parapijoje turi būti tradicinės mišios. Turi būti šitas ritas ir tas ritas, visi tikintieji turi teisę į tradicinės normalias mišias. Tai nėra jūsų išsigalvojimas ar mada, ar kažkur jūs prisižiūrėjot ar prisiskaitėt, bet yra šventa kanoninė teisė. Kiekvienas tikintysis turi teisę į visus tradicinius bažnyčios elementus, į tradicinę doktriną, į tradicinę liturgiją. Ir jeigu jis to negauna, reiškia bažnyčios atstovai pažeidžia jo teisės. Tai yra neteisėta pagal bažnyčios teisės raidę. Ir tada jūs turit prašyti nuolankiai, be konfliktų, be ten kokių norėtume tradicinių mišių. Čia yra koplyčia, čia būtų kunigas, jis išmoktų ir kur. Ir tas veikia daugybėje vyskupijų ir parapijų, tas egzistuoja. Vilniuje, tarkim, yra Šventos Onos bažnyčia, netgi visą bažnyčią davė. Ten yra vien tik tai tradicinės mišios, reiškia visa bažnyčia tam rezervuota. Nu ir gerai, tai reiškia priklauso nuo pačių tikinčiųjų iniciatyvos. Mes kaip esame tokie santūrūs, visko prisidėti. Lygiai tas pats Klaipėdoj, būtų iniciatyvinė grupė, būtų prašymai, būtų peticijos, atsirastų ir čia. O kaip pradėti šitą visą? Nu, pasižiūrėkit, paklauskit patirties kitose miestuose, kaip tas vyko ir tas visur padaroma yra. O tai dabar, jeigu aš vieną kartą važiuosiu į Šiaulius priimti Jėzų komunijoje, bet į bažnyčią Klaipėdoje aš sekmadieniais galiu eiti, sakykime, tas 3 savaitės. Mes nereguliuotojai, mes neturim atsakomybės, mes nesam jūsų silovadininkai, mes galim tik duoti patarimus, bet kažką uždrausti ir kažką nukreipti mes neturim. Aš atvažiuoju kaip kunigas ir sakau, tai yra didžiulis brangus lobis. Ne tik tai tradicinės mišios, ne tik tai, kad man techniškai, kaip čia man dabar geriau, gražiau priimti komuniją. Tai ne vien apie tai klausimas, bet klausimas apie pamokslą. Kas jums sakoma per pamokslus bažnyčiai? Kokios yra katechezės? Ar apskritai katechezės vedamos? Toliau kokie yra sakramentai? Koks yra vaikų katechizavimai? Yra visas kompleksas. Tai reiškia, jūs negalite taip sakyti, kad jeigu man klebonas duos ant liežuvio komuniją, tai visos problemos išspręstos. Tai nėra jūsų problemos, bet yra bažnyčios bendri negalavimai. Ir jie yra kompleksiniai, jie apima viską. Ir todėl mūsų vienintelis receptas, kad yra labai sunku ant 2 kėdžių sėdėti ir būti susiskaldžius. Tai jau tada geriau eiti į tradiciją, remti tradiciją, skaityti tradicinės knygas ir būsi normalus katalikas. Prašom. Vienas šitoj klaidoj. Čia kelis klausimus. Tarkim, jeigu aš mėnesį kartą, kad atvažiuosiu, o kiti 3 sekmadieniai man skaitysis kaip jau nuodėmė. Nu ne, mes nieko nekaltinam jokiom nuodėmėm, bet jūs turit suprast, kad tos mišios, į kurias jūs eisit, naujosios mišios, jūs yra blogos mišios. Mes nesakom, kad jos yra alternatyvios šitoms tradicinėms, kad galit ir tos maždaug vienodam lygį. Mes sakom, naujosios mišios yra blogos, jos yra protestantiškos, jos yra nekatalikiškos, jos yra įvestos su bloga intencija ir su bloga teologija ir jos pačios kaip apeigos, kaip liturgija yra blogos ir nekatalikiškos. Ir raginame visus neiti į jas, o eiti į normales mišias. Visai kas kita, jūs nesupraskite taip. Yra kitos apeigos, yra švenčiausio sakramento adoracija, kryžiaus kelias, procesijos. Jeigu ten yra normalios apeigos, mes jokių pretenzijų. Gali būti išpažintis, kas tik tai nori. Mes kalbam apie mišias. Mišios yra iškraipytos, sudarkytos. Tai ne mūsų problema, ne mūsų kaltė, o tai yra bendra bažnyčios problema. Mes tik ją diagnozuojam ir apie tai pasakom. Ir tai yra tokia kaip, reiškia, kaip popiežius Mardos dar Jonas Paulius II buvo vadinamas indultas tradicinėms mišioms, tai buvo kai kurių kardinolų toksai balsas, tik tai negražinkit, neleiskit tų tradicinių mišių, nes tada tie žmonės išsikels jas kaip vėliava, jūs bus kaip tradicijos vėliava.
Ir tai yra iš esmės teisinga. Tradicinės mišios tai yra toks kaip pirmas žingsnis, kad apskritai suvokti bažnyčios problematiką. Ir tai yra pirmas žingsnis link katalikų tradicijos. Ir tie, kas nesupranta mišių problematikos ir nemato skirtumo tarp tradicinių naujų mišių, tai jie nežengia net to pirmo žingsnio. Jie net nesupranta, kad jų motina bažnyčia serga. Tai yra didelė problema. Ir todėl mišių klausimas toksai kaip pirmas arba toks, kaip sakant, elementariausias ir fundamentaliausias. Paskui jau ateina visi kiti klausimai. Taip? Dar norėjau paklausti, tai sakykime, kaip ir minėjot, krikščioniai ir yra pravoslavai, nes stačiatikiai, dar protestantai, evangelikai, taip aš suprantu, protestantų mane priskiriama. Tai dabar sakykit, o patys stačiatikiai, tai pas jų yra ta problema, jie irgi prarado tą tradicijų. Pas stačiatikius, reiškia, tai yra labai sudėtinga situacija. Pas stačiatikius taip pat yra modernizmas. Yra modernistinis judėjimas, kuris buvo po spalio revoliucijos Rusijoje buvo skatinamas bolševikų, reiškia, jie skatino modernizaciją, modernizmą. Tada Stalino laikais, reiškia, atėjo toks konservatyvesnis laikotarpis, tas modernistinis judėjimas buvo užgniaužtas. O paskui nuo 90-ųjų metų pilnu tempu yra modernizmas. Pas teologijoje, tas kunigas Menis, gal žinot, Menio knygos buvo leidžiamos lietuvių kalba. Tai yra grynas stačiatikiškas modernizmas. Irgi susitaikymas su moderniu pasauliu, ekumenizmas, kas tik tai nori. Bet pas stačiatikius tas nepraėjo liturgijos klausimas. Ir liturgija praktiškai yra pas juos tradicinė, išskyrus kalbos klausimą. Tie labiau modernistiniai kunigai, jie pereina prie liaudies liturgijų. Ir yra lietuviškai išleistas ortodoksų maldynas ir kitas, reiškia, jie atsisako bažnytinės slavų kalbos. Ir tai yra didelė žala ir didelė, reiškia, praradimas, kadangi visos tos bažnytinės kalbos yra didžiulė vertė. Ar tai būtų ta liturginė graikų kalba, kuri bizantinė liturgijoje, ar bažnytinė slavų kalba, ar lotynų kalba, ar senoji armėnų kalba, visos tos liturginės kalbos yra didžiulis lobis ir jų atsisakymas yra didelė klaida. Tikintieji turi būti raginami mokytis šitų kalbų, jie suprasti, įsitraukti tomis kalbomis į liturgiją. Kalbant apie protestantus, tai yra didžiulis susiskaldimas. Yra konservatyvieji protestantai, kurie labai linksta į katalikybę. Tarkim, mūsų vyresnysis kunigas, katalikų kunigas, vedė šitas Švento Ignaco jėzuitiškas rekolekcijas dideliai grupiai Estijos liuteronų kunigų, pastorių. Reiškia, liuteronų pastoriai, kur jau jėzuitai, tai jau yra jiems kaip velnias, reiškia, liuteronizmui. O jie specialiai visi susirinko ir klausėsi jėzuitiškų metodų rekolekcijų ir kai kurie iš jų labai simpatizuoja, kai kurie net konvertuoja į katalikybę. Tai yra vadinamasis konservatyvusis judėjimas. Tas pats yra Anglo-Catholic judėjimas tarp anglikonų. Popiežius Benediktas XVI didelė jų grupė prijungė prie katalikų bažnyčios, nes jie jau nuo amžių simpatizavo katalikybei. Antra kryptis protestantizmo yra šitie evangelicals. Visi šitie sekmininkai, charizmatikai, jie yra radikalūs protestantai, taip kaip čia Klaipėdoje, meilės žodis, kaip čia vadinosi ta, buvo Vilniuje tikėjimo žodis, o Klaipėdoje kaip jinai vadinosi? Miesto bažnyčia yra? Dabartinė miesto bažnyčia, va šitie yra evangelicals. Tai jie yra labai labai toli nuo katalikybės, jie yra radikalūs protestantai. O trečia dalis yra liberalūs protestantai, kuriems viskas vienodai. Ir tai yra Lietuvos liuteronų, šito oficialioji bažnyčia ar kiti. Jie visi degraduoja, jie lygiai taip pat kaip katalikai pasiduoda pasaulio visoms toms idėjoms ir dvasiai. Ypač tie Europos, visos tos protestantų priima, reiškia, tą visą LGBT ideologiją, laimina santuokas. Reiškia, jie visiškai griūva, jų tikinčiųjų skaičius mažėja. Reiškia, kas auga, tai tie prokatalikiški protestantai ir evangelicals. Evangelicals labai sparčiai augantis. O visi šitie liberalūs ir ekumenistiniai, jie visi degraduoja ir išmiršta ir išnyksta. Tai tokia pas juos yra susiskaldžiusi situacija.
Taip. Nu, Tiesiog, pasakėte, jeigu stačiatikiai paliesti modernizmo, tai turbūt santykiai nepaliesti modernizmo. Sentikių aš nedaug žinau, bet sentikiai šiaip yra labai praradę savo tą visą dinamiką. Jaunimas pas juos nepraktikuoja, yra tik tai labai sunkiai laikosi, jie irgi yra, man rodos, dar pas juos yra didelės šeimos, kai kur aš tiksliai nežinau situacijos, bet sentikiai neturi jokios perspektyvos, kaip dabartiniam pasauliu, reiškia, prisitaikyti ar gyventi, nes visos jos tradicinės tos struktūros, bendruomenės jos visos neveikia. Taip kad kokia dabar situacija su sentikiais, aš tiksliai nežinau. Dar yra tos grupės, jie turi savo cerkves, čia ir Klaipėdoje yra, renkasi, bet ten yra nykstantis procentas iš visos sentikių bendruomenės, kokia yra Lietuvoje. Taip. Norėjau gal sureaguoti į praeitus klausimus, pasisakymus, kad pasirodė kai kuriems labai baisu, tarkim, porą savaitgalių nevažiuoti tradicinės mišias, o porą savaitgalių neiti į mišias. Tai galiu pasakyti iš patirties, kad kai pradėjom lankytis tradicinėse, tai pasidarė normalu, tada gal galiu praleisti sekmadienį ir pasimelsti namuose, kas yra galima, kai nėra galimybės apsilankyti mišiose, tiesiog pašvęsti tą dieną, nes kai matomas tas skirtumas tarp abiejų ritų, galima sakyti, nes jie praktiškai skirtingi, tai pasidaro tikrai nėra jokio noro dalyvauti naujosiuose, nes tikrai matai tą koliziją, kur yra baisi ir tau tiesiog tave tai piktina. Jeigu tikrai pakankamai esi jau pasidomėjęs ir supranti, kas maždaug vyksta, kas turėtų vykti, nes tie skirtumai labai ryškus. Ir atsimenu vienais metais, arba gal pati pradžia, kai atradau tas mišias tradicinės, kai buvo Kalėdos ir buvau Klaipėdoje, nes aš klaipėdietė. Ir nuėjau į Marijos Stupos karalienės bažnyčią per Kalėdas. Ir tikrai, išėjau labai emociškai nepatenkinta ir tikrai tiesiog buvo skaudu, nes mačiau tas pamaldas, kurios man labai kirtosi su tuo, prie ko aš dabar buvau pripratusi. Tad jeigu apsilankysite tradicinėse mišiose, manau, tikrai pamatysite skirtumą ir tada tie sprendimai jau bus galima kažkokius kitus priimti. Taip, čia yra tiesos, bet būtent tam reikia tam tikro jau apšvietimo tokio lygio, reikia žinoti tą visą situaciją, reikia turėti savo tokią discipliną tiek šeimoje, tiek asmeniniam dvasiniam gyvenime, nes be tokios disciplinos, tai tada žmonės tampa tais vadinamais internetiniais tradicionalistais, kur piktinasi, oi, popiežius vėl kažką pasakė, vėl kažkoks skandalas ir visi jie masonai, modernistai tokie yra anokie ir čia iš viso, ir tada žmogus tik tai sėdi prie kompiuterio ir nebėra nei dvasinio gyvenimo, nei sakramentinio gyvenimo, tai kas iš to? Čia nėra katalikybės esmė piktintis ir visus kritikuoti aplinkui. Tai tas yra toksai pavojus ir tokių internetinių tradicionalistų yra didžiulė daugybė. Jų yra daug ir tai nėra kelias, tai yra akligatvis. Taip? Vienas klausimas, jeigu, sakykime, žmogus dirba slenkančių grafikų, sekmadienį jisai dirba, tarkim, negali nuvykti į mišias. Čia nėra nuodėmė. Taip, lygiai tas pats, kaip sakom. Jeigu yra objektyvios kliūtis, tarkim, didelis atstumas, tarkim, Sibire kažkur tai irgi būdavo, kad ten reikia laukti kunigo, arba yra slenkantis grafikas, reikia dirbti, arba yra liga, arba yra kelionė, važiuoju į atogražų kraštus, kur nėra katalikų. Visais šitais atvejais yra pareiga pašvęsti šventas dienas ir sekmadienį. Tai reiškia, aš turiu melstis daugiau negu įprastą dieną, aš turiu perskaityti skaitinius mišiolo, aš turiu prisiminti, koks čia yra sekmadienis, kokia šventė, aš turiu pašvęsti šitą dieną, tam tikrų būdų. Tai yra kiekvieno pareiga ir analogiškai šitai bendrai taisykliai mes nustatome, kad jeigu apsisprendžiama dalyvauti tik tai tradicinėse mišiose, tai toks pat turi būti pašventimas kitų dienų, jeigu aš nedalyvauju mišiose. Prašom. Aš dabar iškėsiu, tai ar jūs rimtai sakot, kad normalios šitos naujos mišios negalioja? Ne, yra du skirtingi dalykai. Yra validitas, tai yra galiojimas, ir yra dignitas arba kilnumas. Ir jos yra galiojančios, taip kaip stačiatikių šitos mišios taip pat yra galiojančios. Ten yra Eucharistija, ten iš tikrųjų yra tikras kunigas.
ir įvyksta tikra auka, jeigu laikantis mišiolo ir laikantis apeigų tai yra padaroma. Tada jos yra galiojančios. Bet pačios apeigos jos yra blogos. Jos yra iškreiptos, jos neatspindi tos misterijos arba tos paslapties, kuri įvyksta. Jos yra susijusios su klaidingais pamokslais, klaidingomis katechezėmis, su visokiamis gitaromis, išsidirbinėjimais, charizmatizmais ir kuo tik tai nori. Visas tas kompleksas daro tas mišias blogas. Tai nėra, kad jos negaliojančios. Tarkim, stačiatikių mišios jos irgi ne tik tai, kad galiojančios, bet ir yra labai vertingas bizantinės apeigos, kurios yra katalikiškos ir jose nieko ten nėra iškraipyta, bet vis tiek negalim dalyvauti stačiatikių pamaldose, kadangi jos yra susijusios su schizmatinė ir tikėjimui priešinga bažnytinė struktūra. Ir tai yra, būtų išstojimas iš katalikų bažnyčios, jeigu pradėtum lankyti stačiatikių apeigose. Yra toks variantas, kad galima būtų lankytis vienose iš orientalinių apeigų, jeigu nėra pas jūs katalikiškų lotiniškų mišių. Tarkim, mes, kai dar nebuvo tradicijos Vilniuje, aš buvau studentas, tai mes bandėm eiti pas ukrainiečius. Tai yra unitai, jie yra katalikai, bet yra bizantinės apeigos. Ir jos yra geros, jos nėra modernizuotos ir šiek tiek iškraipytos, bet ne tiek, kiek lotyniškos. Bet jau yra labai sunku, nes ten buvo toks kaip praktiškai ukrainiečių tautinis toksai klubas, ir mums iš pašalies, mes ten nelabai suprasdavom tų apeigų, ir kažkaip tai, bet paskui jau pradėjo reguliariai važiuoti katalikų kunigas, tai toks variantas yra. Tas vyksta dažnai Amerikoje, kur yra daugybė orientalinių apeigų. Tarkim, jeigu jūs gyvenat kokioje nors ten valstijoje, kokioje provincijoje, o šalia jūsų yra normali kokia nors chaldėjų, reiškia chaldėjų apeigų arba armėnų katalikų apeigų, tai galite jas eiti. Jūs tam rytui nepriklausot, jūs nepriklausot tai tradicijai, jums labai sunku bus ten pritapti ir išmokti, bet yra toks variantas, galima kurį laiką eiti. Lietuvoje šitų unitų praktiškai nėra, jie yra tik tai Vilniuje, tas vienas vienuolynas, taip kad čia tokio varianto nėra. Kas dar? Jūs sakėte, šventas raštas Rūpščio, kur buvo, o kurį galėtų dabar šventą raštą, kurį galėtų įsigyti? Čia yra problema, kadangi švento rašto vertimas tai yra visos tautos, galima sakyti, tokia didžiulė pastanga. Tai yra milžiniškas darbas, turi būti paruošimas tiek kalbinis, tiek terminologinis ir išversti šventą raštą, tai yra jau tautos brandumo toksai ženklas. Ir Lietuvoje buvo daug įvairių dalinių vertimų ir pilnas vertimas tik tai 20 amžiui. Kunigas vyskupas Skvireckas išvertė. Tai įsivaizduokit, jau visos aplinkinės tautos jau seniai turėjo šventą raštą. Ir tai buvo tas vertimas, bet jis yra iš vulgatos, jis nėra iš hebrajų ir graikų kalbų, reiškia jis ganėtinai skirtingas nuo to, ką mes įpratę. O antras dalykas, Skvirecko laikais dar buvo tik tai formavimasis bendrinės lietuvių kalbos. Ir todėl dabar šita Skvirecko kalba skamba labai archaiškai. Ir dėl šitų dviejų priežasčių yra problematiška. Jį galima panaudoti kaip lygiagrečiai, reiškia paskaityti, kaip tais laikais buvo verčiama, bet jis negali būti tokiam kasdieniam naudojimui. Ir tada belieka šitas Rūpščio Kavaliausko vertimas, bet būtent jame yra daug tendencingai ir iškraipytai išverstų vietų ir visiškai laisvai. Ir tai pripažįsta pati Biblijos draugija. Dabar, jeigu pastebėjote, iš naujo verčiamos Evangelijos. Ir jie mano, kad bus geresnis vertimas, nes tas Kavaliausko labai paprastas pavyzdys. Buvo bažnyčioje popiežius Pranciškus paskelbė gailestingumo metai. Gailestingumo metų koks buvo šūkis? Jo gailestingumas per amžius, tai yra psalmės eilutė, kuri kartojasi ten kiekvienoje eilutėje, jo gailestingumas per amžius. Lietuvos bažnyčioje visur buvo šitie baneriai, plakatai gailestingumo metų, paėmė iš Rūpščio vertimo psalmių. Jo ištikima meilė per amžius. Klausykit, visam pasauliu, visomis kalbomis 100 metų tas žodis buvo verčiamas gailestingumas. Rūpščiui pasirodė, kad reikia išversti ištikimą meilę. Ir dabar gailestingumo metai Lietuvoje, bet žodžio gailestingumas nebeliko, o yra tik tai ištikima meilė. O tai kas tai reiškia, koks yra skirtumas?
Gailestingumas tai yra kaip Dievas viešpats virš mūsų, tai yra hierarchinis santykis, mes esame nusidėjėliai ir jis mūsų vargšų pasigaili. O ištikima meilė tai Dievas kaip toks šuniukas, kur žmogus nuo jo bėga, o jis vis tiek paskui jį seka ir amsi tenais, nu tai tu vis tiek su mumenimi būk, gal tu norėtum kažką pasimelt, nenoriu, eik šalin, nu vis tiek galvo taip Dievas taip sekioja žmogų. Tai yra visiškai iškreiptas santykis tarp Dievo ir žmogaus, iškreipta teologija, iškreiptas dvasingumas. Matot, ką tai reiškia vieno žodžio klaidingas išvertimas. Ir tokių vertimų tendencingų yra daugybė šventajame rašte. Taip, kad mes neturim kito vertimo, turim pripažinti, kad Rubšio Kavaliausko vertimo kalba yra labai sklandi ir labai gera. Tai yra toks kaip standartas lietuvių bažnytinės religinės kalbos, tai yra labai aukštas lygis, labai gerai suredaguotas tas šventas raštas. Bet būtent tokias reikia atkreipti dėmesį ir nepasiduoti tokioms duobėms, kurios ten iškastos. O kito vertimo kol kas neturim. Šitas, tokia egzotinė savo klausimą noriu užduoti. Bet jis man svarbus. Mes lietuviai, kai žegnojame, sakom vardant Dievo, Dievo ir Sūnaus ir Šventos Dvasios. O visas pasaulis Dievo nesako. Ar čia ne problema? Ne, čia yra labai sena lietuvių specifika. Yra įvairios, yra atskiras netraktatas, yra paskelbtas Marodaus Zinkevičiaus apie šitą Dievas, apie lietuviškus poterius. Galit paskaityti, tai yra labai įdomus svarstymas, iš kur tas atsirado, kad tai buvo iš vokiečių perimta tada pirmojo krikščionių, su kuriais susidūrė lietuviai dar prieš Lietuvos krikštą. Tai yra viena iš archaiškiausių tokia lietuvių specifika, žodžio Dievas įterpimas žegnonėje ir garbė Dievui tėvui, šitos Dievo įterpimas. Tai yra toks kaip paveldas, galima sakyti, ir jis yra teologiškai teisingas, nėra klaidingas ir Vatikanas ar bažnyčia niekada neturėjo kažkokių priekaištų lietuviams, kad jie tą įterpė žodį. Skirtingai nuo kitų dalykų. Tarkim, tradicijoje mes visą laiką meldžiamės tavo įsčių vaisius Jėzus. Nes čia yra tikrai unikumas, visas pasaulis meldžiasi tavo įsčių vaisius Jėzus, sveika Marija, o ar ten Aliulio šitą komisiją staiga sugalvojo tavo sūnus Jėzus. Ir tai yra absoliutus iškraipimas. Tai yra prieš biblinę kalbą, prieš biblinį tą tekstą ir tai yra prieš visą bažnyčios, reiškia, tradicinį meldimosi būdą. Ir tai yra tiesiog juokingas tas pakeitimas. Tai šitą iš pat pradžių tikrai šito nebesimeldžiama, sakom tavo įsčių vaisius Jėzus. Čia kur sveika Marija. Taip. Taip, kad tikiuosi, kad sukėliau sumaištį galvose, pasimetimą ir būtent tai ir buvo mano tikslas. Yra arkivyskupo Marcelio Lefebvre knyga Atviras laiškas sutrikusiems katalikams. Tai pirmas žingsnis yra sukelt sutrikimą, kad būtų pasimetimas ir neiškumas, o tada pradedat ieškoti atsakymų ir sprendimų. Dar sakykite apie Pakutuvėnų bendruomenę, ką nors žinot. Ten kunigas Gediminas Naugaudis yra subūręs, kaip pasakytų. Bet ten yra žmonėms su priklausomybė. Ne. Ten yra bendruomenė, kuri labai, kaip čia pasakyti. Pakutuvėnų tai yra pranciškonų. Pranciškonai, bet ten yra bendruomenė, Šalom atrodo vadinasi. Ir jinai labai į tą žydų tradiciją. Aha, aš tikrai apie tai nesidomėjau, tikrai negaliu pakomentuoti. Bet tos visokios mados jos ateina, arba kažką kopijuoti iš judaizmo, ar kažką kopijuoti iš protestantų, lyg tai katalikams neužtektų savo visų tradicijos lobių. Tai yra didelis pavojus, kad mes nežinom savo pačių tradicijos, savo pačių lobių, kokie buvo bažnyčios tėvai, koks buvo dvasingumo tradicijos įvairiausios, karmelitiškoji, jėzuitiškoji, benediktiniškoji, o paskui ieškom visokių egzotikų, ar ten kažkokie jogos elementai, ar protestantiški kalbėjimai kalbomis, gydymai ten ir visokie, ar kažkokios žydiškos apeigos, ten menoras pasistato, ten bando kopijuoti žydus. Tai ką mums žvalgytis į šalis, mes turim pirmiausia savo katalikišką visą
paveldą ir tradiciją žinoti ir matysim, kad yra čia visas turtas ir atsakymai į visus klausimus. Pasakyti, tos tradicinės mišios pas jūs lotynų kalba? Taip, lotynų kalba. Nes lotynų yra būtent šitos lotyniškosios liturgijos, Romos liturgijos liturginė kalba. Ir apie tai, kodėl lotyniškai, tai yra ištisas straipsnį teko parašyti, yra smulkiai išaiškinta, kokia yra didelė vertė tos lotynų kalbos ir kaip ją turim branginti. Ir popiežius Benediktas XVI netgi ragino, yra tas katekizmo santrauka, kad kiekvienas katalikas privalo poterius bent Pater Noster, Ave Marija žinot lotyniškai, bent jau tiek. Aš tik papildysiu truputį, kad Lietuvoje ir šiaip visam pasauliu dabar įprasta, kad būna tas mišių vertimai, mišių knygelės. Taip. Ir tai nėra techninė problema, mes kiekvienoje koplyčioje mes su tuo susidurėm, ateina paprasti tikintieji įvairaus amžiaus ir išsilavinimo ir po 2-3 sekmadienio visi kuo puikiausiai aktyviai dalyvauja tos lotyniškose mišiose ir tai visiškai nėra jokia kliūtis. Ir iš tikrųjų gieda ir tas giesmes lotyniškai, lotyniškai. Kyriją pagiedot ar gloriją, čia kiekvienas gali. Čia. Aš vaikystėje buvau tose tradicinėse kražiuose, ten pas babytę ten buvo. Ai, buvo kražių tos. Buvo ten toks senas klebonas, jis ten atvykdavo visą tos Kyriją, visą ten Dominus Vobiscum. Aš ten nelabai supratau, bet man labai gražiai skambėjo. Bet čia dabar norėjau paklausti, tas skaitiniai vis tiek gal lietuviškai būtų? Tai žinoma, patys skaitiniai, jie atliekami lotyniškai. Tai yra liturgijos integrali dalis. Kunigas arba toje altoriaus pusėje, arba šitoje altoriaus pusėje. Tai yra plati simbolika, išaiškinta bažnyčios tėvų, kodėl taip. Čia skaitoma lekcija, o čia skaitoma evangelija. Lotyniškai arba giedama. O paskui kunigas atsigrėžia ir jau jis iš atskiros knygos lietuviškai perskaito tikintiesiems. Paskui pamokslas jau ten liaudies kalba. Taip? Pavyzdžiui, atsižvelgiant, aš vėl prie architektūros grįžtu. Pavyzdžiui, Perlojos bažnyčia yra Gediminaičių stulpai. Pati Kauno Kristaus prisikėlimo didžioji bažnyčia yra vadinama Tautos šventovė. Bet ten nėra tokių simbolių prisikėlimo bažnyčioje. Aš žinau, kad jos labai modernistinė. Bet jų nebuvo ir projekte, man rodos, nebuvo tų tautinių simbolių. Projekte buvo minima, kad būtų paveikslas su Kristaus ir lietuvių kančiomis. Ir po to išvyksta toks Vytis per aušrą. Ar tai buvo originaliame projekte paveikslas, altoriaus paveikslas? Tai yra Švento Mikalojaus bažnyčia Vilniuje ir Perlojos bažnyčia. Jo, prieš karą šitas būdavo daroma, bet tai nėra normali praktika bažnyčioje. Tarkim, įsivaizduokit, Amerikoje altoriaus paveiksle būtų Stars and Stripes. Taip kažkaip keistai atrodytų. Taip. Sakykime, savo nuomonę dėl Marijos radijo transliacijos mišių. Tai ten tos naujosios mišios transliuojamos, tai nieko čia gero nėra. Tai jokios naudos. Bet jeigu būtų tradicinės mišios, tai irgi, tarkim, internete pilna streaming, reiškia tradicinių mišių. Ir daugelis koplyčių tą iki šiol daro, ypač COVID laikais. Bet jūs supraskit, mišių per internetą klausymasis tai nėra dalyvavimas mišiose. Tai yra tik tam tikras toksai pamaldumo galim pagalba arba žmonėms, kurie iš vis turi judrumo, reiškia jau nebegali judėti, tarkim, tai tada jie pasiklauso arba pažiūri, tai yra toks kaip sužadinimas pamaldumo. Bet jeigu tai tampa pakaitalu, ypač po COVID-o. Žmogus dar paeina, bet jis sako, jau aš senas ir nebegaliu, tada pasiklausysiu per Marijos radiją. Tai yra blogai. Reikia eiti į gyvas mišias, gyvos mišios yra bendravimas su Dievu gyvai bendruomenėje, o ne tik tai kažkokios informacijos pasiklausimas. Tai to tikrai neskatinama. Tai jau mes turim baigti, jeigu dar būtų norinčių, tai dar galima pasilikti asmeniškai, pakalbėti su kunigu arba knygų įsigyti leidinių. Ačiū. Dėkui už dėmesį.